Grįžtame po pertraukos į konferencijos transliaciją. Sveiki sugrįžę. Prieš pristatant dar vieną pranešėją, labai noriu paraginti gerbiamus šios konferencijos žiūrovus ir klausytojus užduoti klausimus pranešėjams. Jūs tai galite padaryti YouTube kanale, matote, kur vyksta pokalbis, arba komentarų skiltyje, kur jums patogiau, ten galite ir parašyti klausimą, aš pasistengsiu pranešėjai to klausimą užduoti, kai jis pabaigs savo pranešimą. Taigi, matau jau prisijungusią mano bendravardę Ievą Martinaitytę. Sveiki, Ieva. Labas, Ieva. Taigi, noriu jūs trumpai pristatyti. Kūrybiškumas tampa pagrindinė 21 amžiaus kompetencija. Tačiau kas yra kūrybiškumas versle? Pranešimą, kaip atrasti naujas idėjas, kai atsidurėme akligatvyje, jums pateiks daktarė Ieva Martinaitytė, kūrybiško mąstymo organizacijose ekspertė, kūrybiškumo laboratorijos Creativity Lab įkūrėja, Rytų Anglijos universiteto dėstytoja ir daugiau nei 10 metų tyrianti kūrybinio mąstymo psichologiją ir elgesį organizacijose. Taigi, Ieva, virtuali scena yra jūsų. Klausomės jūsų pranešimo. Ačiū labai. Tai tuoj dalinuosi skaidrėmis. Pirmiausia. Taip, viską matote gerai? Taip, matome. Taip, puiku. Tai ačiū Ieva už tokį puikų pristatymą. Iš tiesų, kūrybiškumas yra man tema, su kuria aš keliuosi ir einu miegoti ir tai darau jau 12 metų. Na ir iš tiesų, dabar yra pats tinkamiausias laikas staigiai susigriebti ir ugdyti tą kūrybinį mąstymą. Na, o aš pirmiausiai tai dėviu, aišku, 2 kepures. Dėviu tą mokslininko kepurę ir dėviu Creativity Lab įkūrėjos kepurę. Ir tai yra organizacija, kurios tikslas įkvėpti būtent kuo daugiau žmonių naudoti kūrybinį mąstymą darbe. Na, gimė ši idėja neatsitiktinai iš mano tokio vidinio prieštaravimo, nes aš pastebėjau, kad vykdant mokslinius projektus vis dėlto aš elgiuosi truputį ne taip kaip mokslininkai, kurie ilgai galvoja ir tada sugalvoja ir veikia, bet aš truputį elgiuosi kaip verslininkas, kuris pirmą padaro, o paskui pagalvoja. Tai iš to prieštaravimo ir norėjusi apjungti mokslo atradimus su geriausiai veikiančiomis praktikomis ir pasiūlyti ir sukurti kūrybiškumo laboratoriją. Na, pirmiausiai, kai kalbame apie kūrybiškumą, tai jis turi daug veidų. Mes galime kalbėti apie kritinį mąstymą, galime kalbėti apie kompleksinį problemų sprendimą. Kūrybiškumas yra taip pat ir inovacijų proceso dalis. Ir be kūrybiškumo mes nesukurtume naujų produktų ir jų neįgyvendintume. Ir taip pat apie tą tokį sugebėjimą prisitaikyti pokyčiams. Bet šiandien aš noriu kalbėti apie kūrybiškumą kaip įgūdį, kurį tikrai kiekvienas gali tobulinti. Ir jeigu prieš 50 metų mes giliai tikėjom, kad kūrybinis mąstymas tai čia tik išskirtinių asmenybių gebėjimas, tai gali tik tai žymūs mokslininkai, menininkai ir inovatoriai, tai dabar kūrybiškumas reikalingas visiems ir tai yra tikrai įgūdis ir jūs tuoj patys įsitikinsite. Kaip tai atrodo, kaip tas naujų jungčių atradimas, tai yra vienas iš esminių įgūdžių, aišku, jų yra daugiau. Šiandien būtent noriu kalbėti apie tą jungčių atradimą. Tai, savo aplinkoje dabar mato tokius visiškai atsitiktinius daiktus. Pavyzdžiui, pas mane ant stalo yra veido kaukė, ne? Na ir pas mane ant stalo yra raktų rinkinys. Tai va tas kūrybiškumas būtų sugebėti atrasti, koks galėtų būti naujas produktas, koks galėtų gimti naujas produktas apjungus veido kaukę ir raktų rinkinį. Na, vieniems lengviau, kitiems sunkiau. Pavyzdžiui, koks naujas produktas galėtų gimti apjungus ausinių idėją ir veido kaukės idėją. Tai iš pradžių tai nėra paprasta, bet kuo daugiau tą veiksmą atliekame, tuo mums geriau sekasi. Pavyzdžiui, ką mes galime iš vis pasiekti šį įgūdį ugdant. Ir kokie gimė pasaulyje tie produktai, būtent dėl to, kad kažkas sugebėjo apjungti taip tokius nesusijusias tas idėjas.
Na, įsivaizduokite, kad jūs esate Ital Design kompanijos dizaineriai ir Audi ir Airbus inžinieriai ir jūs galvojate ateities automobilio modelį. Na, koks ryšys galėtų būti tarp šito sodo namelio kupolo formos, drono ir automobilio važiuoklės, elektromobilio važiuoklės. Tai būtent šioms trims kompanijoms bendradarbiaujant ir gimė tokio skrendančio automobilio prototipas. Daug yra įdomių video, Pop-up Next vadinasi, tai galite patyrinėti. Na, įsivaizduokite, kad jūs esate Tesla kompanijos įkūrėjas Elon Musk ir vieną vėlų vakarą žiūrite filmą Bėgantis skustuvo ašmenimis. Ir staiga jums gimsta ta jungtis, ieškote naujo dizaino savo Tesla Cybertruck modeliui ir ryšį pamatote jungtį tarp dizaino automobilio, kuris buvo būtent tame filme. Ja, tai taip iš tikrųjų ir gimė, taip ir gavo Elon Musk įkvėpimą būtent iš šio filmo. Na, dar viena labai įdomi idėja. Kaip jūs apjungtumėte dviračio šalmą ir automobilio oro pagalvę? Įsivaizduokite, jūs esate dvi studentės, kurios rašote magistrinį darbą industrinio dizaino srityje. Ir jums apjungus būtent šias dvi idėjas gimsta štai toks konceptas oro pagalvė dviratininkams. Ši idėja gimė jau prieš 15 metų, šiuo metu galima šitą šalmą, kuris išsiskleidžia, tai tarsi oro pagalvė, įvykus avarijai ir apsaugo taip jūs nuo galvos traumų, galima įsigyti jau 16 rinkų Europoje. Tai jeigu mes tą įgūdį galime išugdyti, reiškia, nuolatos ieškome tų jungčių, jas pastebime ir pamatome ir galvojame, kad esame labai kūrybiški, kodėl vis dėlto atsiduriame akligatvyje. Tai pirmiausiai noriu patikinti, kad tame akligatvyje atsiduria visi. Jeigu beskaitytumėt žymių mokslininkų, menininkų, verslininkų biografijas, tas kūrybinės kančias patiria visi ir tai yra visiškai normali to kūrybinio proceso dalis. Ir aš labai dabar prisimenu pranešimą Tomo apie aiškumą, ne? Tai čia tikrai to aiškumo nėra, tose kūrybinėse kančiose aiškumo nėra. Bet natūraliai, aišku, kad mes jo labai norime, dėl to ir kenčiame, kad jo nėra, o mes jo norime, nes mūsų smegenys to neapibrėžtumo, jos labai netoleruoja ir labai sunku tame chaose mums išbūti. Tai jame ir nereikia būti. Tai mano visas darbas ir tie moksliniai tyrimai ir kitų žmonių, kitų kolegų moksliniai tyrimai rodo, kad yra būdų, kaip išlipti greičiau. Ir būtent sėkmingi, produktyvūs kūrėjai, jie žino būdų, kaip išlipti iš tų kūrybinių kančių greičiau. Na ir pirmiausia, turbūt tie žmonės, kurie išlipa iš tų akligatvių, o gal net ir rečiau juose atsiduria, suvokia, kad tas produktyvus kūrybiškumas, jis neatsiranda šiaip savo, jis neatsiranda nieko nedarant. Idėjos negimsta pasiėmus taip tos vadinamus spalvotus lipnius lapelius ir pradedam galvoti idėjas. Ne, kūrybiškumui reikia labai daug stimulų. Ir kuo daugiau jūs tų stimulų gaunat, tuo geresnių idėjų gimsta. Ir tai tas produktyvus kūrybiškumas, jis atsiranda tada, kai mes nuolat tobulinam ir investuojam į tos kūrybiško mąstymo įgūdžius, kai dirbame su savo nuostatomis. Aišku, tai yra ir mūsų vidinė motyvacija, kiek mums patinka pats darbas ir mūsų apskritai ta profesinė kompetencija yra labai svarbi. Bet ką būtent mano didžiausias atradimas turbūt, tai yra šalia tų įgūdžių, kuriuos mes norim nuolatos tobulinti, atsiranda ir dar vienas elementas, tai yra kūrybiškumo rutina. Tai vėlgi sėkmingi kūrėjai, nesvarbu ar versle, ar mene, jie būtent išugdo rutinas ir kaip Rūta ir Deimantė kalbėjo pradžioje, tas toksai, kaip čia atrasti tarp lankstumo ir disciplinos, kaip tą balansą atrasti. Tai būtent disciplina tikrai reikalinga kūrybiškumui ir apie tai galima kalbėti visą savaitę, bet šiandien aš turėsiu keletą momentų pasidalinti, kokios tos rutinos, kaip jos atrodo.
Tai įgūdžiai, rutinos, motyvacija, kompetencija, kad kuo mažiau atsidurtume, kuo trumpesnės būtų tos kūrybinės kančios. Nu, dabar noriu pakviesti jūs tokiam antram eksperimentui. Tai yra, tikrai turite kažkur tuščią popieriaus lapą, užrašų knygutę, rašymo priemonę ar pieštuką, visiškai nesvarbu. Noriu pakviesti jūs užsimerkti ir tiesiog leisti rankai laisvai judėti. Negalvokit visai apie tą galutinį rezultatą, tiesiog leiskite piešti, improvizuokit, linijos tegul jos juda, tegul rašymo priemonė jūs nuveda kažkur. Na, jeigu labai norit, galite įsivaizduoti, ką jūs norit nupiešti, bet nesitikėkit jokio rezultato. Tai jeigu jau pabandėte išvedžioti ir abstrakciją kokią tai nupiešti, tai dabar atsimerkite ir skirkite šiek tiek laiko patobulinti tam savo piešiniui. Gal atrasite, sujungsite linijas, ar užtušuosite, ar pastebėsite atsikartojančias formas, gal norėsite kažką, kad nesimatytų, gal norėsite kažką pridėti. Na, tai momentas yra patobulinti savo tą kūrinį. Ir pagrindinis momentas, suteikite jam pavadinimą. O po konferencijos galite skirti laiko ir sukurti šitam kūriniui istoriją. Tai dėl ko darome šitą eksperimentą? Pirmiausia, tai yra, tokia kaip ir metafora, kai atsiduria aklavietė, tai nematau aš to sprendimo, ne? Tai yra tamsa, tai aš esu užsimerkus. Bet žiūrėkit, jeigu savo gyvenime ir versle galėtume leisti veikti kaip šitam eksperimente, jeigu mes taip neužsiciklintume, kad tas rezultatas yra baigtinis, jeigu tiesiog leistume savo veikti, daryti mažus žingsnius, daryti tokius mažus eksperimentus ir tikėti, kad vis tiek ta mano pirminė idėja tai nebūtinai yra baigtinė idėja, aš ją galiu tobulinti ir nebūtinai man dabar tuoj pat, kai aš atsiduriu akligatvėje, reikia sugalvoti tą jau galutinį rezultatą. Bet prisiminkit šitą eksperimentą ir ne visada savo galime leisti taip galvoti, reiškia tiesiog bandyti eksperimentuoti, bet jeigu galite, tai toks, tai yra nuostatų dalykas, aišku. Tai pirmiausia, leisti savo veikti, kaip pasakyti, nebūti tame akligatvėje, o ieškoti tų apėjimų, kaip ir čia mūsų sveikinimo kalboje buvo paminėta. Tai dabar jeigu labai sunku leisti savo veikti ir negalvojant apie rezultatą, nes tai yra rizika, nes mes bijom padaryti klaidų, nes bijom būti vertinti kitų, ką čia pagalvos klientai, ką čia pagalvos darbuotojai, ką čia pagalvos mano kiti kolegos verslininkai ir ne apie tos mano eksperimentus ir klaidas. Tai noriu pasiūlyti vis dėlto dar keletą būdų, ką jūs galite daryti, kai nematote išeities situacijoje, o idėjų reikia. Tai yra 3 mokslo ir praktikos patikrintos strategijos, tai yra labai daug darbo stovi už šitų 3 strategijų ir aš šiandien kalbu tik tai apie 3, bet jų turime apie 30 ir jos būtent gimė peržvelgus 30 metų mokslinių tyrimų, kalbantis su įvairių sričių specialistais ir darant apklausas, tai iš viso šiai dienai, aš tikiu, kad tų strategijų yra daugiau ir mano tolimesnis darbas atrasti jų daugiau, bet šiai dienai turime 30, o šiandien pristatau 3. Na ir pirmiausia, kadangi kalbame apie tinklą, tai noriu, kad suteikti jums tą momentą, padaryti tokį savo socialinio tinklo reviziją. Tai pirmiausiai, kad gimtų geros idėjos, naujos ir kuo greičiau mes išlystume iš tos aklavietės, tai mums reikia kuo daugiau skirtingos informacijos, kuo daugiau skirtingo grįžtamojo ryšio. Tai kokie ryšiai skatina ir kur mes galim tos skirtingos informacijos gauti. Tai pirmiausia, aš turiu suvokti, kad jeigu aš sėdžiu užsidaręs, reiškia, namuose ir neieškau, nemezgu tų ryšių ir neieškau to grįžtamojo ryšio, neieškau tų stimulų, tai idėjų greičiausiai ir nesugalvosiu. Tai aš noriu pasiūlyti tokius 7 tipus, kokie reikalingi jūsų socialinėme tinkle, kad jūs lengviau surastumėte geras idėjas ir greičiau tą padarytumėte. Tai pirmiausiai, kai aš stringu asmeniškai, tai aš skenuoju savo tinklą ir žiūriu, kam aš greičiausiai galiu paskambinti, tai tas momentas, ką aš greitai galiu pasiekti. Reiškia, mums reikia artimų ryšių.
ką aš greitai galiu pasiekti ir kokį vaidmenį tie mano ryšiai gali atlikti. Na, be abejo, ekspertą labai smagu turėti šalia savęs, nes jis gali duoti patarimą, gali suteikti informaciją, kurios jūs nežinot. Ne? Galime visada galvoti, kas mano šitai problemai yra ekspertas ir aš jį turiu savo tinkle. Na, psichologas tai gali būti ir formalus psichologas, bet ir draugas, kuris tada išklausys ir tavo tas visas frustracijas ir emocijas sugers, na, jūs padarysite tą patį mainais. Bet aišku, aš pastaruoju metu renkuosi formalų ir profesionalų psichologą, kad neapkrauti savo frustracijom artimųjų žmonių, tai irgi variantas. Tai toks žmogus yra labai svarbus, nes jeigu jūs esate strese, jeigu galva yra pilna tokio kitų problemų, tai toms idėjoms nėra vietos atsirasti. Na, pas verslininką aš einu tada, kai jaučiuosi tokia suparalyžuota, taip aš vadinu, kai aš tiesiog strigau ir negaliu nieko padaryti, nes ką be padaryčiau, nežinau, nieks neveiks, nieks netinka, bijau ir toliau. Tai verslininkai vis dėlto tie žmonės, tai kurie gali paskatinti jūs veikti, paskatinti rizikuoti. Jie pasiūlys kokį nors mini žingsnį padaryti ir taip jums padės išlipti iš to akligatvio. Dar mano vienas toksai labai mėgstamas vaidmuo ir aš tikrai turiu labai artimą ryšį savo tinkle, tai yra skeptikai ir kritikai. Labai patinka man šitas vaidmuo, nes jie visada pasakys, kodėl tavo idėja neveiks, visada sukritikuos, jums tai nepatiks, ką išgirdot, tikrai, bet aš išmokau asmeniškai tą visą informaciją apskritai iš visų socialinių ryšių, kurią aš gaunu, naudoti tik kaip stimulą naujoms idėjoms gimti. Tai yra kritika ne man, kritika ne mano idėjai, tai yra tik tai kaip užrašyta knygoje informacija, kurią aš imu ir ieškau naujų jungčių su tuo, kas yra mano galvoje. Na, naujokas tai tas, kuris nieko neišmano apie jūsų nei verslą, nei produktus, nežino, ką jūs apskritai veikiat gyvenime, tai jam reikia labai daug paaiškinti, jūs užduos tokius klausimus, kurie yra naivūs, bet kol jūs viską paaiškinsit, tai tikrai atrasit naują požiūrį į savo problemą ir į savo idėjas. Na, mokslininką labai patogu turėti, nes jie dažnai, kaip aš sakiau, daug masto, o po to veikia, tai jums padės galbūt pamatyti tas jungtis, nes jie turi dažniausiai tokį labai platų mąstymą. Na, o jeigu mokslininkas yra ir tas, kuris būtent su jūsų problema susijęs, tai gausite ir daug naujos informacijos. Na ir turbūt įkvėpėjas. Tai su įkvėpėjais labai mėgstu pietauti, gerti kavą, nes jie visada daug skaito, domisi, visada turi įdomių papasakoti atradimų. Tai yra labai vertingas kontaktas. Taigi, kiek turite, ar turite visus vaidmenis savo tinkle, kiek jie yra artimi, ar juos lengva pasiekti ir kiek nusistovės tas tinklas. Nes naujoms idėjoms gimti šį tinklą reikia pastoviai atnaujinti. Jeigu jau jaučiate, kad taip toks nusistovėjęs tas jūsų tinklas, tai pats laikas paieškoti naujų ryšių ir naujų kontaktų. Na, jeigu ryšiai nepadeda, niekas su manim nenori kalbėti, niekas nenori susitikti, niekas nenori man padėti, tada aš kopijuoju viską iš eilės, medžioju idėjas, einu, žiūriu, kas vyksta kitose srityse ir iš tikrųjų tas analogijų ieškojimas, tai yra patvirtinta moksliniais tyrimais praktika ir na, šitame konkrečiame pavyzdyje, tai medikai Bristolio ligoninės pasimokė iš Formulė 1 komandos ir taip sumažino savo klaidas nuo 30 iki 10%. Na, būtent Ferrari komanda sugeba pakeisti ir padangas ir pripildyti degalų vos per kelias sekundės. Ir vis dėlto medikai norėjo išmokti, kaip geriau transformuoti ligonį iš būtent operacinės į intensyvios priežiūros palatą ir kaip geriau komandoje susidirbti. Tai vat, būtent stebėdami šią analogiją, stebėdama, kaip dirba Formulė 1 komanda ir konsultuodamiesi su ją, jie vis dėlto sugebėjo atrasti daug efektyvesnį būdą. Tai vat, matote, kaip tos analogijos atrodo grafiškai. Na, šią instaliaciją pamačiau vienoje iš parodų ir niekaip negalėjau suvesti, koks čia ryšys tarp Fordo automobilio, halato ir tokio per kiaulienos gabalo. Na, ir tik po to prisiminiau, kaip vis dėlto taip ir jau šiandien buvo paminėtas Henris Fordas, Henris beje kalbėjo, kaip transformavo gamybos pramonę. Beje, tai Henris Fordas konvejerio neatrado, jis būtent pamatė tą idėją visiškai kitoje mėsos
visiškai kitoje srityje, tai yra mėsos apdirbimo pramonėje, pamatė, kaip darbuotojai atlieka tik vieną užduotį, o tas produktas juda, linija yra judanti. Ir paskui buvo pritaikyta šita idėja būtent automobilių gamybos pramonėje ir tai transformavo apskritai visą gamybos pramonę. Na, jeigu nepavyksta kopijuoti iš kitų sričių, tai galite tiesiog iš savo srities žiūrėti, kas buvo anksčiau padaryta, kas veikia, kokie verslo modeliai veikia. Na, Quentin Tarantino žymi frazė, labai panaši kaip ir Pablo Picasso, sako, aš vagiu viską, žymus menininkai vagia be pagarbos. Tai aš tik norėjau įkvėpimai parodyti, kaip kopijuoja dizaineriai dirbantis iš savo mados namų kolekcijų, tarkim, vienoje, kaip jie kopijuoja iš istorijos. Tai Balenciaga mados namai, 54 metų kolekcija, 2017 beveik identiškas drabužis, tik tai spalva pakeista. Na, čia dar viena, matote, tas pats dizaineris kopijuoja tą patį printą iš vienos kolekcijos ir perkelia į kitą kolekciją. Na, Givenchy mados namai, vėlgi beveik identiškas modelis, tik tai spalva pakeista. Tai to kopijavimo nereikia bijoti ir tai yra patikrinta praktika, tik aišku, reikia žinot, kur aš galiu, kiek yra laisvės tam kopijavimui. Tarkim, Amerikoje mados pramonėje, mados ta intelektinė nuosavybė nėra labai apsaugota stipriai. Na ir paskutinis būdas, tai yra nepamiršti, kad vis dėlto tame strese, kaip aš sakiau, tame strese ir tame bėgime idėjoms gimti sunku. Dėl ko būtent jūs sakote, o man geriausiai idėjos gimsta duše, arba o kai aš vairuoju automobilį, arba dar kitose vietose, kur jūs jaučiatės atsipalaidavęs, pavyzdžiui, kai atostogaujate. Bet ką daryti, kai jūs esate dienos bėgyje ir jums tai greitai reikia pereiti į tą atpalaiduoto dėmesio būseną, taip vadinamą. Ji taip vadinama dėl to, kad būtent tai nėra tokia būsena, kur aš neva iš vis apie nieką negalvoju. Tai jūsų ta problema yra kažkur smegenys dirba ties tą problemą, bet jūs nesate įsitempęs. Tai va tą atpalaiduoto dėmesio būseną labai gerai yra pasiekti medituojant. Ir vėl tyrėjai Erasmus universitete įrodė, kad 10 minučių užtenka tai meditacijai ir dalyviai, kurie būtent meditavo 10 minučių, po to atlikus kūrybinę užduotį, jie sugalvojo daug įvairesnių idėjų. Komandos, kurios meditavo, reiškia, buvo pastebėta, kad po meditacijos komandos nariai linkę labiau įsiklausyti į vieni kitų idėjas ir būtent apjungti vieni kitų idėjas, kas irgi ko labai trūksta tose idėjų generavimo sesijose. Na ir tyrimai rodė, kad meditacija veikia tiek aukščiausio lygio vadovams, tiek studentams. Tai kitą kartą, kai būsite tame, žodžiu, įtampoje ir spaus laikas, o idėjų reikės, tai mažiausiai, ką galite padaryti, tai atsisėsti ramiai ir pakvėpuoti. Na, o aš pakviesiu jūs dar vienam tokiam eksperimentui. Mes 10 minučių laiko neturime meditacijai, bet dabar noriu visus pakviesti prisėsti, sustoti, atsipalaiduoti ir užsimerkti. Užsimerkti ir įkvėpti giliai. Dar kartą įkvėpti. Dar kartą įkvėpti. Ir leiskite savo mintims prisiminti būtent tą momentą, kai paskutinį kartą suradote tą įžvalgą. Po sunkios darbo dienos jums gimė mintis, gimė nauja idėja. Ir toks tarsi nušvitimas atsirado. Galvojot ir pagaliau sugalvojot. Tai neturi būti kažkokia labai didelė idėja, tai gali būti mažas atradimas, kita perspektyva, galimybės pamatymas. Galbūt jūs pasakojate vieną istoriją ir sugalvojate, o kaip galite kitaip tą istoriją papasakoti. Galbūt galvojate, kad atsidūrėte labai sunkioje situacijoje, o iš tikrųjų tai yra galimybė. Aš noriu, kad jūs užfiksuotumėte tą jausmą. Tas jausmas, kai gimsta nauja mintis, nauja įžvalga, nauja idėja. Tai aš šį klausimą užduodu kiekvienam pranešime ir kiekvienam seminare.
Ir dažniausiai žmonės sako, tai yra pakylėjimo jausmas, tai yra prasmės jausmas, tai yra pasiekimo jausmas, tai yra krūva gerų emocijų, va tą būtent tą momentą, kai gimsta nauja idėja. Ir nepamirškite, kad mokslas sako, kad tos geros emocijos, jos maistas, jos yra mūsų kūrybinio mąstymo maistas. Tai reiškia, kuo daugiau jūs idėjų galvojate, tuo daugiau jų atsiranda. Na? Ir kuo daugiau aš sau leidžiu kūrybiškai mąstyti darbe, tuo labiau aš esu tuo, kuo esu, nes mes iš prigimties esam kūrėjai. Taigi kitą kartą, kai atsidursite aklavietėje, ieškokite naujų jungčių, ieškokite jų savo idėjų tinkle, savo socialinėme tinkle, nebijokite žmonių klausti, grįžtamojo ryšių, papildomos informacijos. Kopijuokite iš kitų sričių, kopijuokite iš istorijos, kopijuokite originaliai, pridėdami savo kampą. Na ir nepamirškite, kad tik 10 minučių atsipalaidavimo gali jūsų smegenys įvesti į tokią būseną, kuri yra vadinama atpalaiduoto dėmesio būsena ir jums padės atrasti naujas jungtis, naujas idėjas. O kartais leiskime savo veikti taip, tarsi niekas nevertina, niekas nemato ir tikrai pažadu, kad jūs atrasite tas idėjas. Ir tobulinkim savo kūrybinį mąstymą, maitinkim jį, kad galėtume būti tuo, kuo esame, o esame mes kūrėjais. Ačiū. Ačiū labai, Ievai, už pranešimą. Tikiuosi, kad mūsų konferencijos žiūrovai ir klausytojai kažkur per daug neatsipalaidavo ir neatsijungė iš šios konferencijos, nes aš tikrai jau pradėjau įsivaizduoti tam tikras irgi situacijas ir pagavau save, kad jau reikia grįžti į eterį. Ačiū Jums dar sykį, Ieva. Tokį klausimą Jums turiu. Kai Jūs kalbėjote, prisiminiau tokius kūrybinio rašymo kursus, kuriuos man teko pačiai pravesti. Ir labai gerai pamenu vienos merginos tokį klausimą, kuris iš tikrųjų mane labai gerai supurtė, taip kažkaip privertė susimastyti. Jis sako, gerai, sako, aš neturiu problemų iš tikrųjų su idėjų, su generavimu. Ir sako, šiaip galvoju, kad kūrybiškumas tikrai sutinku, yra labai reikalingas įgūdis, bet man baisiausia yra, štai sugalvoju tą idėją ir nuo ko pradėti ją įgyvendinant. Kaip pamilti ir prisijaukinti būtent tą įgyvendinimo procesą. Nes dabar mes visi kalbam apie tai, kaip tas idėjas kultivuoti, kaip jas atrasti, bet kas jas tada įgyvendins, kaip mums patiems tapti tų idėjų įgyvendintojais. Tai aš visiškai suprantu, nes aš manau, kad aš pati apie save daugiau galvoju vis dėlto kaip apie idėjų generatorių, ne? Ir visiškai suprantu, kad ta idėjų gyvendinimo pusė kai kuriems žmonėms yra iššūkis, ne? Bet yra žmonių, kurie labai mėgsta veikti ir įgyvendinti tas idėjas, bet jie sako, aš kažkaip nieko nesugalvoju. Ne? Tai atsakymas, 2 dalykus noriu paminėti. Vienas dalykas, arba burtis į komandą su tokiu žmogum, kuris nori veikti ir kuris padės jums ir tada bus sinergija. Vienas yra generatorius, kitas moka organizuoti ir visą daro vadybą, reiškia, ir padeda toms idėjoms įgyvendinti. Arba kultivuoti tą kitą, tą veiksmo, veikimo pusę, tą verslumo, verslininko, tą mąstymo būdą savyje. Ne? Bet kas man asmeniškai padėjo atrasti, kodėl smagu yra veikti. Nes kai tik jūs pradedat veikti, tai gimsta turbūt vienos iš geriausių idėjų. Ne? Tai tas veiksmas, kažko tai mažo padarimas, nesvarbu ko, bet tas veiksmas skatina idėjas. Skatina gimti, nes jūs galbūt pamatyt, kas veikia, kas neveikia, iš karto žinot, kaip tą idėją patobulinti, galbūt gavot grįžtamą ryšį iš potencialių klientų, iš karto matot, kaip tą idėją patobulinti, tai kultivuoti būtent tą veikimo, kaip aš vadinu, pusę, veikėjų, verslininko pusę, ne? Mokslininko pusę, ar ten kuriu idėjas, verslininko pusę veikiu. Tai va, kultivuoti tą veikimo pusę, bet nepamiršti, kad aš veikiu, tai nereiškia, kad aš jau nebekuriu, kad aš ir toliau tobulinu savo kūrybinį mąstymą veikdamas. Ar Puiku. Atsakiau. Jeigu būčiau galėjus taip išmintingai atsakyti savo klausėjai. Dar vieną klausimą turime YouTube kanale. Jolanta klausia, kur gauti likusias 27 kūrybiškumo strategijas?
O, rašykite hello@creativitylab.co.uk, skaidrėje paskutinė, tai skaidrės turbūt gal matys dalyviai, arba LinkedIn parašykite man Ieva Martinaitytė ir tikrai galėsime pokalbį pratęsti, nes mano dabar yra ta misija, žodžiu, dalintis tomis strategijomis. Ačiū Jums labai, Ieva. Ačiū Jums, Ieva, taip pat. Kviečiu dabar prie manęs prisijungti kitam pranešėjų duetui, tai yra Viltei Kačerauskaitei ir Mantvidui Leknickui. Kaip konstruoti stiprų prekės ženklą ir kaip jį atnaujinti iš esmės? Kurie elementai yra svarbiausi? Kaip įgyvendinti pokyčius, kurie padidintų pardavimus, savo pranešime atsakys Viltė Kačerauskaitė, UAB Arkietė valdančio Žaną ir Indeko prekių ženklus komercijos direktorė ir Mantvidas Leknickas, reklamos agentūros What About įkūrėjas ir vadovas, su skaitmenine rinkodara dirbantis daugiau nei 8 metus. Taigi, Viltė ir Mantvidai, laukiame Jūsų pranešimo. Sveiki visi. Labadiena. Labas Viltė. Labas Mantvidai. Gerai, tai to įjungiu slaidus. Taip, tai tikiuosi, kad visi matote, tai dar kartą prisistatysiu, esu Mantvidas Leknickas, agentūros What About vadovas ir labai smagu turėti šiandien pranešimą šiame renginėje kartu su Vilte, su kuria dirbame jau ilgą laiką ir pristatysim mūsų ir bendravimo istoriją ir Vilte pristatys taip, kaip galbūt su kokiamis problemomis susidūrė Žana ir kaip jas pavyko išspręsti. Ir turbūt šiame laikotarpyje, kada vyksta labai daug pokyčių kiekvieną dieną ir gal kartais ne visai malonių pokyčių, tai labai panašiai tie pokyčiai vyksta ir versle. Kartais jie įvyksta neplanuotai, kartais planuotai ir kartais jiems reikia pasiryžti, o galų gale, norint įgyvendinti tos pokyčius versle, jų reikia imtis ir marketinge. Tai pradėkim nuo to, kad Vilte pristatys Žanos visą situaciją ir po to taip pat aš vėl grįšiu į eterį. Tai Žana, atsiprašau, Vilte, žodis jums. Tai labadiena dar kartelį, taip esu Vilte, Žana mane daug kas vadina. Mane jau pristatė, tad antrą kartą nepristatinėsiu. Iš esmės trumpai pakalbėsiu apie tai, kaip reikia tikinti savo verslo idėją, nebijoti, nesuklupti ties pirma, nei ties antra, nei galbūt ties trečia nesėkme, tiesiog turėti savo aiškę kryptį ir daug bei kryptingai dirbant, ta sėkmė ateina savaime. Šiandien Žana yra prekės ženklas skirtas visiems kuriantiems skonį. Skonį namuose, skonį virtuvėje, skonį dovanose. Na, o pati įmonė Arkietė skaičiuoja jau 28 metus, valdo 3 prekinius ženklus bei vis dar yra šeimos verslas. O veiklą jį pradėjo nuo didmeninės prekybos, tuomet buvusio ir vis dar lyderiaujančio grūdinto stiklo gamintojo Luminark tiekimu į didžiuosius prekybos tinklus. Na, kadangi asortimentas buvo itin platus, o prekybos tinklai dengia tik mažą dalį jo, natūraliai atsirado poreikis kurti fizinės parduotuvės, tai yra kurti dar vieną pardavimo kanalą. Mano pačios šaknis įmonėje jau skaičiuoja daugelį metų, kadangi buvau pati gan smalsi, tad labai anksti mane tėtis pradėjo vežtis į verslo keliones. Netgi pabaigusi vidurinę mokyklą, aš jau buvau apkeliavusi daugelį gamyklų, mačiusi iš arti gamybos procesus skirtingus. Taipogi, kas buvo labai svarbu, aš tuo pačiu mačiau ir tą serviravimo kultūrą skirtingose šalyse. Turbūt visgi tai ir lėmė, jog step by step šis verslas mums tapo ne tik šeimos verslu, tai tapo tiesiog gyvenimo būdu. Na, ta pradžia mažmenoje tikrai nebuvo tokia lengva ir graži, kadangi mūsų produktas buvo brangesnis nei įprasto stiklo, nei keramikos. Tuo metu vis dar vyravo
požiūris, jog nesvarbu į ką įdėti maistą, svarbu yra turėti apskritai, ką dėti į tą lėkštę. Tad reikėjo labai gerai pasukti galvas, kaip vis dėlto pakeisti tą Lietuvoje nusistovėjusią kultūrą, kaip garsius prekės ženklus, kurie Prancūzijoje yra savaime priimami ir suprantami, pristatyti Lietuvos rinkai. Taigi, mes puikiai supratome, jog reikės pradėti apskritai nuo kultūros keitimo. Ir žiūrint iš šiandieninės perspektyvos, tai truko nei daug, nei mažai, tiesiog 4 amžiaus. Tie mūsų maži dideli žingsniai prasidėjo nuo prekės ženklo įvaizdžio kūrimo. Netgi ir tuo metu, prieš 20 metų, mes tengiamės, kad tos parduotuvės, jos būtų erdvesnės, labiau apšviestos, tos prekės, kad būtų pateiktos kuo patraukliau pirkėjui. Taipogi labai puikiai supratome, kad be personalo edukacijos nebus sėkmės, dėl to ėjome gan netradiciniu būdu. Tuo metu dar mano tėtis pats edukavo darbuotojus, nepateikdavome informaciją raštu, bet važiuodavome, bendraudavome, nes tą darbą vėliau perėmiau aš. Patys sukaupę tą savo tokį didelį žinių bagažą, stengdavomės nuolatos pasakoti savo darbuotojams. Taipogi kvietėmės verslo partnerius iš įvairių šalių, tad mūsų personalas yra edukuotas nuo Europos tiekėjų, Brazilų, Skandinavų. Ir ši investicija iš esmės šiai dienai atsipirko mums su kaupu, kadangi turime puikiai edukuotą, motyvuotą pardavėjų komandą, kurie vis dar toliau edukuoja mūsų klientus, kadangi tai yra nenutrūkstamas procesas. 2008 tais kriziniais metais mes jau turėjome ganėtinai gerai išvystytą mažmenos tinklą, tačiau jau buvome ir Akropoliuose, turėjome gražias parduotuves, tačiau tas paklausa jau buvo ganėtinai išaugusi, prekybos tinklai lygiai taip pat buvo išplėtę asortimentą ir atėjus krizei prasidėjo tas visiems žinomas nuolaidų karas. Deja, šį mūšį mes pralaimėjome ir teko palikti Akropolius tuo metu. Tikrai priimti tą pamoką gan skaudžiai priėmėme, bet pasiduoti mes neketinome. Vis dėlto supratome, kad norime dar daugiau pasaulio atnešti į Lietuvą. tą padaryti mes galėjome tik tai maksimaliai atribojant asortimentą nuo prekybos tinklų, tad visas pajėgas skyrėme naujo asortimento paieškai. Čia vėlgi susidūrėme su dilema, kaip visgi išlikti sąžiningiam savo principams, savo vertybėms, vartotojui, bet tuo pačiu sėkmingai auginti verslą. Kaip vis dėlto neaukoti tos kokybės dėl kainos. Tad kriziniu laikotarpiu mes priėmėm sprendimą vis dėlto stiprinti rinkodarą. Vieni pirmųjų vykdėme socialinės akcijas, tai dirbome su Karitu, aukojome indus vargingai gyvenančiom šeimoms, taipogi dirbome su Maisto banku, bei vykdėme begalę kitų partnerysčių. Tačiau jau paauginę tą savo prekės ženklą viduje, visgi mes pamatėme, kad vėl užstrigome. Asortimento pasikeitimas buvo skirtas labiau jaunesniam pirkėjui. Tačiau jų požiūris buvo toks, kad Žana yra mamų parduotuvė ir mums ten nėra ką veikti. Netgi konkurentai pašiepdavo, ką jūs šakučių ir lėkščių pardavėjai suprantat apie tą didįjį verslą. Turbūt mane asmeniškai tai labiausiai visgi paskatino ir motyvavo parodyti, kad ta virtuvė šiai dienai, jinai nebėra tie 3, 4 ar 5 kvadratai. Virtuvė šiai dienai tai yra be sienų, ji yra pusė mūsų namo, pirmojo aukšto trečdalis mūsų buto. Virtuvėje dažniausiai prasideda, o dažnai ir baigėsi visi geriausi vakarėliai, pokalbiai, namai, neprieglobstis prisiglausti po darbų, po sportų. Namai tai yra ta vieta, kur tau yra gera, kur tu pasisemi energijos dieną pradėti. Žana tau padeda kurti tas visas gražias istorijas, jie yra tavo naujų įpročių šaltinis.
Tai nuo to, kad visą tai mes supratome ir buvome kaip ir patys savo faini ir modernus, vis dėlto neatvedė jauno pirkėjo mums, mes neišėjome iš to nuolaidų rato užburto, supratome, kad vis dėlto tos jaunos auditorijos poreikiai yra visiškai kiti. Ir netgi sugrįžti į prekybos centrus mums buvo sunku, kadangi ten lygiai taip pat dirbo jaunesnioji karta, kuriai Žana nebuvo patrauklus prekinis ženklas. Dėl to mes visgi ryžomės tiem savo didiesiams pokyčiams ir visų pirma nusprendėme tą daryti labai kryptingai, tam, kad suprastumėm vartotojo visus poreikius bei įpročius. Mes atlikome labai didelį rinkos tyrimą, apskritai kaip įvairaus amžiaus, įvairaus išsilavinimo vartotojai, kaip jie perka, kas jiem yra svarbu, būtent mūsų segmente. Tuomet nusprendėme, kad vis dėlto turime labai su aiškia žinute vartotojų eiti, nes asortimentas gan platus ir visur geriausias nebūsi. Taip pat elektroninę prekybą mes esame įkūrę vieni pirmųjų savo segmente. Tačiau ją atnaujinome, kardinaliai pakeitėme tam, kad geriausiai atlieptumėm to jaunesnio vartotojo poreikius ir tai mums tapo tiltų iš online į offline iš esmės. Netgi dėrybose su prekybos tinklais dėl prekybinių plotų, tai mums tapo kaip ir pagalba, kadangi mes nukreipdavom juos pas mus į online tam, kad sužadintumėm jų smalsumą. Taipogi supratę, kad vienas lauke ne karys, mes pradėjome ieškoti savo digital partnerio ir čia vėlgi klupom, kėlėmės, buvo tikrai kokių 5 metų toks sunkus darbas. Su savo dabartiniu partneriu mes dirbome turbūt 5 metus, tai vėlgi buvom ir susipykę, ir susitaikę, buvo visko. Tiesiog, kai pradėjome nuo mažų etapų dirbti, buvo lengviau duoti tą tokį laisvę ir tie maži žingsneliai pradėjo duoti grąžą. Tuomet atsirado betarpiškas pasitikėjimas partneriu. Ir kas man asmeniškai patiko ir buvo labai priimtina, kadangi aš nesu rinkodaros specialistė, aš tikrai nežinau daugelio niuansų, tai tas mano silpnasias vietas puikiai užpildė mūsų partneris ir jie prisėmė pilną atsakomybę, kadangi dažniausiai tai būdavo, jeigu kažkokia nesėkmė akcijose ar įvaizdžio formavime, tiesiog būdavo nuo vienų ant kitų mėtama rodiklių ir kaltų nebūdavo. Tai su šito partneriu mus nustebino tai, kad vis dėlto buvo pilnas atsakomybės prisėmimas. Sprendimai buvo kai kurie per drąsūs netgi man, nors aš kaip ir iššūkių nebijau, bet kai tas pasitikėjimas partneriu jau buvo tikrai pasiekęs gan maksimalų lygmenį, tiesiog beliko paleisti. Ir kai mes išdrįsome tą padaryti, tai žinoma sutapo ir su šiandieninė COVID situacija, kai žmonės vis daugiau būna namuose, gamina ir daugiau dėmesio skiria namams. Tai būtent tada mums atėjo tas didysis rezultatas. Ir vis dėlto, kas yra labai labai svarbu, kad šiai dienai mūsų agentūra, ji nebėra partneris. Ji yra mūsų komandos narys, mes reguliariai susitinkame, mes dalinamės visais išgyvenimais, iššūkiais, kartu sprendžiame, analizuojame klaidas ir taip šiai dienai turime savo atnaujintą prekinį ženklą, kuris matome, kad yra gan sėkmingas. Man tada perduosiu žodį tau. Ačiū, Vilta. Tai aš tęsiu pranešimą ir iš tiesų tai jūs tik išgirdote tą galbūt prekės ženklo pusę. Dabar mano laikas šiek tiek pakalbėti, kaip mes matome situaciją, būtent iš agentūrinės pusės, kaip irgi partnerio. Tai ko mes galbūt tikimės iš prekės ženklo atstovų, tai tie poreikiai yra labai labai panašus. Mes irgi norime gauti pasitikėjimą, tai tam, kad įgauti tą pasitikėjimą vis tik turi partneris suteikti tam tikrą kreditą ir
nes dažnai būna iš agentūrų ar rinkodaristų yra reikalavimo kažkoks rezultatas, tačiau nesuteikiama sprendimo laisvė ir tokiu atveju labai sunku apsiginti tam tikrus siūlymus, mintis, idėjas, nes vis tiek turi būti pasitikėjimas. Ir kas taip pat yra labai smagu, kada yra galimybė dirbti ne tik vienoje sferoje, tačiau kada gali būti atsakingas už ne vieną kanalą. Pavyzdžiui, ar tenais yra Facebook'o reklama, ar Google Ads, ar SEO, ar dar kažkokios kitos paslaugos, kai galbūt gali visą know-how perkelti į skirtingas vietas, tada turbūt ir galima tikėtis to didžiausio rezultato, nes kada dirba 6 skirtingos agentūros, ką ir pastebėjo Viltė, tai tada gaunasi paklodės tampimas į savo pusę ir vis tiek galų gale kojas lieka sušalusios po nakties. Tai kas taip pat yra labai smagu, kada partneris suteikia ne tik tais laisvę, bet ir pats nebijo priimti sprendimus čia ir dabar. Ir aš ir noriu pasidžiaugti to, kad mes dirbdami su Žana gauname atsakymus gana greitai, tada ir akcijos gana greitai vyksta, o ne po kažkiek tais metų, pusmečio ar taip toliau. Ir iš tiesų galima reaguoti labai, labai greitai ir efektyviai. Ir būtent iš čia mes ir patys taip ir vadiname savo klientus nebe klientais, o partneriais, nes tada ir atsiranda tas toks ryšys, kuris ypač šiuo momentu, COVID visoje situacijoje, kada žmonės ir įmonės gal kartais net ne tik, kad nepasitikė aplinka artimiausia, bet net ir savimi. Tai tikiuosi, kad mūsų irgi pranešimas šiek tiek pridės optimizmo, pasitikėjimo tarpusavį, nes jo dažnai pritrūksta. Ir kalbant šiaip apie tinklus, visas ši konferencija ir yra tinklai, tas žodis dažnai naudojamas, tai dažniausiai yra skirti gaudyti žuvims, tos tinklus naudoja brakonieriai arba sugauti kamuolius, kai mušamas įvartis, bet jeigu mes kalbam apie socialinius tinklus, tai jie yra skirti paleisti ir jie yra ideali terpė tiem pokyčiams komunikuoti. Tai šiuo atveju su Žana dirbdami mes socialinius tinklus statėme vieną pirmųjų vietų, kur galima pasiekti tinkamą auditoriją, reikiamą auditoriją ir belieka išsirinkti tinkamą kanalą. Tai aišku, jeigu tai yra kitas prekių ženklas, kuris galbūt aktualus jaunesnė auditorijai, tai gal net vertėtų pagalvoti apie tokius socialinius tinklus kaip TikTokas, ar jeigu tai yra vyresnė auditorija, gal tai yra Facebookas, jei tai yra labai aktyvi auditorija, gal tai yra Instagramas, kitaip tariant, reikia rasti tinkamą kanalą. Jeigu komunikuojant pokyčius, svarbu ir nepamiršti to, kad tas žodžio laikymasis, kad tie pokyčiai iš tiesų būtų pagristi kažkuo, tai ką reiškia to žodžio laikytis, tai jeigu digital kanaluose teigiate, kad jūsų parduotuvės ar prekės ženklas atsinaujino, jis yra jaunatviškas arba kaip tik labai santūrus ir vartotoją galų gale atvedate į tikrą fizinę vietą, bet jis ten mato visai kitą vaizdą, tai tikrai gausite neigiamą grįžtamą ryšį ir dažnai tas nutinka ypač su maisto sferoje, maitinimo sferoje, kada vizualuose pateikiamos skanios picos, bet iš tiesų ateini į restoraną ir gauni padaže paskandintą kažkokį tai konservų kepinį. Tai ta pokyčių komunikacija privalo būti paprastai ir aiški, kad būtų ne 100, ne 50 žinučių, o kelios, kurios labai aiškiai tos pokyčius iškomunikuotų. Tai Žanos atveju vėlgi sophisticated, prieinama galbūt prabanga, kokybė, tai yra pagrindiniai pokyčiai, kuriuos ir mes norėjome iškomunikuoti ir tai darome nuolat, kada gauname ir grįžtamą ryšį iš vartotojų per žinutes, ateina žmonės į parduotuvės fizinės ir teigia tai, kad tai reklamas galbūt matė internete ir įsitikino tuo realybėje. Keletas pavyzdžių, kaip atrodo Žanos prekės ženklo komunikacija socialiniuose tinkluose, tai kadangi tai yra labai stiprius prekės ženklus atstovaujanti parduotuvę, tai tą stengiamės iškomunikuoti ir socialiniuose tinkluose. Tai tiek kalbant apie tekstus, tiek apie menkiausias detalės, visos fotosesijos yra planuojamas labai kruopščiai. Mes patys tos produktus kartu su Žanos atstovais atsirenkame, žiūrime, kas yra modernu, kas šiandienai aktualu
vartotojams ir tik tokiu būdu mes ir parodome tos pokyčius, mes sugebame prieiti prie auditorijos, kad jis suprastų, ką mes norime pasakyti. Ir tai gali būti ne tik tais, gali net ir nebūti maistas įdėtas į lėkštę, bet tai, ką ir Viltė minėjo, tai virtuvė yra jau seniai nebe tik tais vieta, kur mes pavalgome, bet gali būti ir padėti tušti indai, kurie sudarys tam tikrą interjero vaizdą. Ir vėlgi tai pokytis gali būti ir tas, kad bandyti pasiekti jaunesnę auditoriją, parodyti jai, kad prekių ženklai, kurie galbūt yra žinomi kaip puodų, keptuvių ar dar kitų virtuvės reikmenų gamintojai, jie turi ir kitus daiktus, kaip šiuo metu itin trendinančias gertuves ir panašiai. Kada žmonėms labai svarbi ekologija, niekas nebenori gerti iš plastiko, tai vėlgi reikia rasti tą tinkamą žinutę, tinkamą produktą, tinkamą auditorijai. Ir galbūt tai gali būti Facebookas, galbūt tai gali būti Instagramas. Tiesiog dar vienas pavyzdys iš Žanos komunikacijos Instagram socialinėme tinkle, kada produktus mes komunikuojame nebūtinai tik dėdami nuotraukas iš fotosesijų, bet galbūt pakanka vien tik teksto, nes kiekvienam žmogui gali būti visiškai skirtinga žinutė, kuri jį patrauks, pakvies ateiti į parduotuvę arba į elektroninę parduotuvę. Ir kalbant apie tą sukuriamą nuotaiką, sukuriamą įvaizdį, tos pokyčius, kurie pateikiami socialinės tinkluose, jie turi būti išpildomi ir realiose vietose. Tai čia rodau nuotraukas, kurias mes naudojame socialinės tinkluose, o čia yra tikros Žana parduotuvės, kurios nieko nenusileidžia ir lenkia netgi turbūt didžiausius prekių ženklus, kurie taip pat atstovauja interjero salonus ar virtuvės reikmenų, gyvenimo būdo reikmenų parduotuvės. Tai tas būtent išpildymas, pažado tesėjimas tęsiasi ir realiose fizinėse parduotuvėse, kada žmogus pamatęs vaizdą digital kanale, ypač šiuo metu, kada daugelis nebenori net išeiti iš namų ir jeigu nori išeiti tik į konkrečią vietą, tai yra puikus būdas tiesiog pasikviesti per online ir tai, ką ir Viltė minėjo, tampa tiltu į offline parduotuvės. Tai pabaigai, jeigu norite dėliotis skaitmeninės rinkodaros pirminius žingsnius, kokie jie yra, kokie yra svarbiausi, tai dažnai įvairiam prekės ženklams atrodo, kad jie puikiai pažįsta rinką, tačiau tai nelygu pažinoti rinką, todėl kad mes iš marketingo pusės galime daryti įvairius skaičiavimus, testavimus, kurie iš tiesų parodys, ko žmonės ieško internete, kas jiems yra aktualu, kokie yra moderniausi trendai. Ir pagal tai netgi galima galvoti, kokias prekes ar produktus ar net paslaugas pardavinėti. Tai vėlgi dažnai yra kaltinama skaitmenoje, kad yra tam tikri blogi kanalai, jie veikia ar neveikia, kaip Facebookas, Instagramas, bet iš tiesų dažniausiai yra tiesiog neapibrėžta, netinkama auditorija ir netinkamos priemonės jai pasiekti. Tai vėlgi iš savęs ir galų gale iš savo skaitmeninio partnerio turite reikalauti pagristumo, kodėl šie kanalai yra pasirinkti, kodėl šitos priemonės yra pasirinktas ir tokiu būdu greitai pamatysite, ar jūs turite tą tvirtą partnerystę, ar su jumis dirba profesionalai, ar jie jums suteikia paslaugas, kurios yra aukšto lygio ar ne. Ir galų gale, jeigu norite dirbti su skaitmena, vis dar dažnai dėja pasigendame ne tik tais iš prekių ženklų atstovų, bet apskritai marketingo pasaulio know-how, sugebėjimo susidėlioti KPI-sus, stebėjimus kompanijų, įvertinimo rezultatų, ar tos kompanijos pasiteisina, investicija buvo naudinga ar ne. Tai iš tiesų, jeigu reikia pagalbos ir čia, tikrai mano komanda gali padėti vertinti, ar tie KPI-sai teisingai sudėlioti ir toliau turbūt šiam etape, COVID etape, ta skaitmena tampa vis svarbesnė, tas digital pasaulis ir ką ir Viltė minėjo, kad e-prekyba, e-shopai, nors jos galima turėti, bet tai nereiškia, kad jie yra puikus, kad jų nereikia atnaujinti, kad nereikia jiems dėlioti atskiros strategijos, nes žmonės vis daugiau perka internete, vis daugiau tai tampa tiltu į offline ir turbūt aš čia ir norėčiau baigti, kad
įvertinkite, ar savo žingsnius dedate stiprius, teisingus, o toliau visą kitą tikrai įmanoma pasiekti ir tie pokyčiai yra įgyvendinami ganėtinai nesunkiai, nors kartais tam prireikia ketvirčio amžiaus. Tai ačiū visiems už dėmesį ir dabar laukiame klausimų. Ačiū Mantvidui, ačiū Viltei. Turime vieną klausimą iš auditorijos. Įdomu, koks per drąsus sprendimas buvo Žanai pasiūlytas. Pateikite pavyzdį. Dėkui, klausė Jūratė. Vienas iš tokių pirmųjų per drąsių sprendimų, tai būtent ir buvo ta komunikacija kardinaliai kita. Mes buvome vis tiek įpratę, žinote, puodo nuotrauką, keptuvės, lėkštės, o Whataboutai dar prieš tai kokosai buvo. Jie vadinosi, mums pasiūlė komunikaciją su, tarkim, pačiūža lėkštėje. Ir visa ta tokia crazy komunikacija, tai tikrai buvo, mus šokiravo. Netgi kolegos ne visi suprato ir sakė, ką tu darai, niekas mūsų nesupras. Tai vis dėlto tie sprendimai ir buvo sėkmingiausi, nuo to prasidėjo mūsų tos jaunesniosios kartos pritraukimas. Ačiū Jums. Aš dar vieną irgi klausimą norėčiau Jums užduoti. Kodėl yra toks svarbus tas tarpusavio pasitikėjimas? Jūs akcentavote tą partnerystę, tą pasitikėjimą. Kaip labai trumpai kiekvienas, tiek Mantvidas, tiek Viltė, kaip Jūs atsakytumėte šį klausimą? Mums pasitikėjimas iš mūsų pusės yra svarbus dėl to, kad investicijos į marketingą, pripažinkime, turbūt visi žinome, yra ženklios. Ir išleidžiant tuos pinigus, norisi gauti grąžą. Ir vis dėlto, kai yra skirtingos agentūros daro skirtingus darbus, dažniausiai rezultatas yra nepasiekiamas. Ir tuomet prasideda tos, kaip Mantvidas minėjo, paklodės tampymai. Ir tada tu pradedi nepasitikėti ir nebenorėti investuoti, kadangi tu kaip ir nesi tos srities specialistas, bet vidumi iš to savo patirties tu matai, kad kažkas yra ne taip. Ir labai dažnai tos rankos vyra, o be investicijų sėkmės nebus. Tai mums pasitikėjimas yra svarbus dėl to. O turbūt iš mūsų pusės, agentūros pusės, tai tas pasitikėjimas yra svarbus todėl, kad jį labai jaučia tiek ir žmonės dirbdami prie skirtingų projektų ir vien motyvacija yra visai kita, kada mūsų komanda mato įsitraukusius net aukščiausio lygio vadovus, mato, kaip jiems svarbu, kad jie patys gyvena to projektu, kad jie yra įsitraukę, o ne tiesiog yra vykdytojai kažkokių užduočių, kurių patys nesupranta. Tai taip pat yra labai svarbu ir tam, kad būtų tas rezultatas, be pasitikėjimo jo tiesiog negali būti. Ir labai yra smagu, kad susitikimuose galima kalbėti apie visas problemas tiesiai šviesiai, panašiai kaip šeimoje, nes tada kartais tam tikri dalykai nėra malonus ir, kaip čia pasakyti, reikia pripažinti klaidas, bet abi pusės mato, kada jos yra pripažįstamas, tada vėlgi tai tik padeda pasitikėti ir užkirsti tom klaidom ateityje kelią. Dar sulaukėme klausimų. Kaip drąsų sprendimą reikia pateikti komandai ir įtikinti, kad to reikia? Kaip uždegti komandą tuo noru irgi eiti į tuos nepramintus takus? Čia turbūt klausimas Mantvidui, nes man uždegti komandos labai daug nereikia. Aš kadangi turiu tokią privilegiją, kaip sakant, platesniam sprendimų priėmimų, tai man svarbu, kad aš patikėčiau ir dažniausiai step by step kažkaip ta komanda pati įsitraukia, bet Mantvidui tie iššūkiai tikrai teko. Dažniausiai turbūt irgi man uždeginėt komandas nereikia. Jeigu taip pajuokaujant, tai turbūt ir nereikia tų priemonių, kurias Veryga yra uždraudęs minėti garsiai, tai kas dažnai galvojama, kad reklamos agentūros yra daroma. Bet jeigu kalbant rimtai, tai kaip ir sakiau, kada yra pasitikėjimas, tada nebijai ir tų drąsių sprendimų siūlyti, nes žinai, kad nebus sukiojamas pirštas prie smilkinio, o bus, aišku, kartais būna įvairių reakcijų, ta prasme ir nuostabas, ir gal
tam tikro mini šoko, bet man pačiam kaip agentūros vadovui irgi smagu, kada komanda siūlo drąsius sprendimus, nes aš ir pats noriu, kad mane nustebintų ir labai smagu, kai ne tik mane, bet ir partnerį nustebina komanda. Tai turbūt taip būtų ir galima atsakyti. Dar turime vieną klausimą, pratęsiant tą drąsos temą, kažkaip klausytojai užsikabino už šito dalyko. Kokią atsakomybę prisiėmė rinkodaros komanda, jei nepavyktų drąsaus sprendimo idėją, klausė Virginija. Galbūt nebuvo dar gal tokio atveju, kada tas drąsus sprendimas nepasiteisintų, nes skaitmenoje vėlgi yra tas labai geras dalykas, kad iš karto gali matyti rezultatą ir jei matai, kad iš karto neveikia, tai stabdai ir galvoji kažką kitą, visada turi, jeigu ne A kelią, tai B. Bet jeigu nekalbant apie mūsų bendradarbiavimą su Žana, tai gal kažkoks nepasiteisinęs sprendimas drąsus, tai netgi negalėčiau atsakyti, kad yra toksai buvęs. Dabar neatsimenu, dažniausiai būtent drąsūs sprendimai ir pasiteisina. Tai jeigu tai nėra kažkoks įžeidžiantis turinys, reklama, šūkiai, nes šiuo metu visuomenė tikrai yra jautri, tai tie drąsūs sprendimai, jeigu yra protingi, pasverti, jie visada pasiteisina žymiai geriau negu generiniai ir nuobodus kažkur matyti. Tai būtent tos drąsos ir aš labai norėčiau palinkėti visiems. Ne tik dėl to, kad pasaulis eina iš proto, bet ir kad patys neišeitume, nes tos drąsos dažniausiai žmonėm ir pritrūksta. Ačiū, labai geras palinkėjimas, Mantvidai. Tai dėkoju jūsų duetui. Tikrai buvo įdomu išgirsti čia konkrečią vieno prekės ženklo istoriją iš abiejų pusių. Na, o dabar norėčiau sveikintis ir pristatyti paskutinį šios konferencijos pranešėją Edvardą Kubilių. Šiuo laikotarpiu ypatingai svarbi virtuali komunikacija. Ką daryti, kad būtume išgirsti ir suprasti, o auditorija ne tik, kad neužmigtų, bet dar būtų pakylėta. Temą apie viešąjį kalbėjimą, kaip aiškiai, tiksliai ir patraukliai išdėstyti mintis, pristato mano kolega ir buvęs bendrakursis, ką čia slėpti, Edvardas Kubilius. LRT radijo žurnalistas ir VU Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytojas. Edvardai, ar jau esi prisijungęs? Taip, labas esu, matot, girdit? Matom, girdim, puiku. Jau galiu pradėti, ar ne? Taip, laukiame. Tuoj pareisim skaidrės. Tai gal labai trumpai dėl to, kodėl jums galbūt verta truputėlį manęs paklausyti, tai aš esu žmogus, kuris jau beveik 10 metų, ko ne kasdien kalbu kiekvieną dieną. Ir kalbu auditorijai, kurios nematau, nes dirbu radijuje, kalbu žmonėms, kurių nematau, su kuriais negaliu bendrauti, bet turiu bent pamėginti įsivaizduoti, kaip jie manęs klauso, ar jie manęs klauso, kas galbūt jiems patinka ir kas nepatinka. Ir labai svarbus dalykas, tai, ką mes taikom radijuje, tai yra trumpai, aiškiai ir paprastai išdėstyti pačias sudėtingiausias temas. Tai aš šiandien čia tikrai nesiremsiu jokiais moksliniais tyrimais, bet grinai savo 10 metų bendravimo su auditorija, kurios nematau pavyzdžiais ir kai kuriais pastebėjimais ir kur galbūt jums tie mano išsakyti patarimai gali praversti, tai sakykime, na tiesiog net kad ir dabar, ar ne, aš su jumis bendrauju, bet realiai nebendrauju. Tai yra vienkryptė komunikacija, aš jums kažką sakau, aš nežinau, ar jūs dabar laimingi, ar jūs pavargę, ar jūs manęs klausot, ar jūs krapštot galvą, ar jūs esat kažkur nuėję nuo savo kompiuterio. Tai bet jeigu išklausysite tą vieną kitą patarimą, galbūt jūs jums pravers, kalbant taip, kaip mes šiandien kalbam, dalyvaujant diskusijoje, ar virtualioj, ar gyvoj, kai reikia greitai, trumpai, bet labai aiškiai išdėstyti savo nuomonę. Na ir žinoma, čia, kur galbūt aš turiu daugiausiai patirties, tai bendraujant su žiniasklaida, tiek duodant interviu spaudai, tiek kalbant per radiją ar televiziją. Ir net nebijoju, kad tikrai daug iš jūsų jau tos patirties turi, kai kurie gal tos patirties turi ir labai įvairios, nes kartais aš, kai nuvažiuoju pas kokį nors žmogų, kurį retai kalbinu
žurnalistai ir jis mane išspiria pro duris ir sako, aš su jumis nekalbėsiu, sako, kodėl. Aš vieną kartą pakalbėjau, aš pasakiau taip, iškreipė mano žodžius ir dabar čia aš noriu su visais tais žurnalistais kalbėti, nes jie visi maždaug yra blogi. Ir tada aš aiškinu, kad ne visi žurnalistai yra blogi. Bandau įsigilinti į jų tą, sakykime, patirtį, pasakyti, kad galbūt čia žurnalistas ne visai taip surašė arba sukalbėjo, arba jums nepaaiškino, kad ne visa tai, ką jūs pasakysit, sudės, o atrink svarbiausią medžiagą. Taigi tų patirčių yra labai įvairių, bet kokiu atveju, bet kuriam iš mūsų, bet kurią dieną gali tekti bendrauti su žiniasklaida. Pirmas, sakyčiau, dalykas tai yra miegas, apie kurį reikia galvoti arba priešingai daryti taip, kad negalvotum, kai kalbi. Deja, bet praktika rodo, kad yra kalbėtojų, kurie patys kalbėdami ima snausti. Aš pats, kadangi dėstau universitete ir girdžiu iš studentų, kad yra tiesiog kai kurių dėstytojų arba kai kurių kalbėtojų viešai renginyje, kurie kalba ir kalba taip nuobodžiai, kad akivaizdžiai jiems net patiems yra nuobodu. Jie net patys ima snausti. Tai žinoma, tu turi nusiteikti taip, nesvarbu, kad tu tą patį pranešimą arba, sakykime, tą pačią informaciją studentam dėstai jau 30 metus iš eilės, bet tu kaskart atėjęs į auditoriją, turi vėl įjungti save taip, priversti save taip jaustis, kad tai, ką tu kalbi, tu tuo tiki, kad tai tau pačiam pirmiausia yra įdomu, nes auditorijai niekada nebus įdomu, jeigu tau pačiam, ką tu kalbi, yra neįdomu. Taigi tikrai linkiu visiems, kai jūs kalbat, neužmigti, o dar kitas yra dalykas, ką aš dirbdamas su studentais pastebiu, kartais, žinot, būna diena labai intensyvi ir tarsi tu kalbi su tais studentais, bet esi pasidėjęs šalia telefoną, nes laukiu, čia gal paskambins ten iš vienos tarnybos, iš antros, iš trečios arba parašys ir tas telefonas yra šalia padėtas, pypsi, žiba, jis vibruoja, tai tikrai labai blaško dėmesį ir kartais pats save pagaunu, kad aš kalbu su studentais, jiems kažką pasakoju, bet pats net pametu mintį, ką kalbu, kodėl kalbu, ar aš jau čia pasakiau svarbiausią dalyką, ką norėjau pasakyti šiandien, ar nepasakiau, kartais ir pasikartoju. Tai tikrai, jeigu kalbat kur nors, tai turi būti 100% koncentracija, nes net mažos detalės gali jūs išblaškyti taip, kad jūs patys sutriksite kalbėdami ir, žinot, važiuosit kažkur traukiniu, bet nelabai žinosit, kur važiuojat. Kitas yra svarbus dalykas stebėti auditoriją. Vėlgi, labai atsiprašau, iššoksiu, aš pertrauksiu tave. O ar tu rodai prezentaciją šiuo metu? Rodo, oi. Aha, nes mes matome tave, galvom, gal čia įžanga tokia. Tai prezentaciją tada savo paleisiu. Yra prezentacija, atsiprašau, taip skubėjau. Viskas dabar turėtume tuoj pat matyti. Puiku. Taip, tai baigiam apie tai, ką daryti, kad auditorija neužmigtų. Vėlgi dabar yra labai blogas dalykas, kad aš jūsų nematau ir matot, tik po kurio laiko Ieva man pasakė, kad jūs nematot prezentacijos. Jeigu būtumėt gyvai ir sėdėdami prieš mane, būtumėt iškart pasakę, kad mes nematom arba aš būčiau matęs iš jūsų reakcijos. Dabar to dalyko negalėjau matyti. Tai vėlgi labai svarbu yra stebėti auditoriją. Ir kai, sakykime, vyksta ar tos pačios paskaitos, ar viešai tenka kalbėti, arba netgi ir per tą patį radiją, tai kas kažkiek laiko reikia sustoti ir sujudinti auditoriją. Tai, sakykime, paskaitose aš labai dažnai, kalbėdamas su studentais, išaiškinęs rimtą dalyką, tiesiog atsistoju ir pradedu garsiai kalbėti, apeinu aplink stalą, kartais rėkti pradedu, kartais papasakoju kokią visiškai neįtemą istoriją, tam, kad studentai arba auditorija atsipalaiduotų. Nes jeigu tu visą laiką varysi, kiši galvą žmonėms svarbią, aktualią, bet galbūt kartais ir nuobodžią, sunkiai priimamą informaciją, tai yra labai blogai. Ir aš net nebijoju, kad patys esat nekartą buvę įvairiuose renginiuose, kur tiesiog jau patys suprantat, kad fiziškai nebegalit būti auditorijoje, nes tiesiog yra klaikiai neįdomu, arba, sakykime, kartais ir mums dirbantiem radijui ne visada pavyksta padaryti pokalbį įdomų. Tarsi jauti, kad tu klausi to pašnekovo, bet tas pašnekovas taip lyg atsako kažkaip, kaip mes sakom, taip kaip vandeniu čiuoštų, bendrais bruožais ir taip kaip ir nieko nepasako. Ir išvada tokia, kad maždaug įvyko pokalbis, bet apie nieką. Tai kokiu aš priemonių kartais imu, tai vis tiek turi klausimų sąrašą ir nepagalvojęs, kaip tu imsi tą interviu ir pabaigoje aš turiu tuos jau labiausiai kritinius klausimus, pasilieku juos pabaigoje, nes jeigu, sakykime, nuo pat pradžių tu pradėsi spausti pašnekovą dėl kokio nors politinio dalyko, jis gali tiesiog paimti, numesti ragelį, o paskui po pusvalandžio atskambinti, kai jau bus pasibaigęs pokalbis ar ne, ir sakyti, tiesiog man dingo ryšys. Bet kartais tenka tuos klausimus iš
galo atkelti į priekį tam, kad tu pabudintum pašnekovą. Aš pats, pavyzdžiui, dirbu laidoj, kuri transliuojama per radiją nuo 6:30 iki 9 valandos. Tai aš dar save šiaip netai priverčiu 6:30 su šypsena, labas rytas klausytojai, nubudę, čia diena, čia visi pilni energijos, bet tikrai kai kurie pašnekovai keliasi vėlai ir 9, ir 10, ar 8, ir jiem, pavyzdžiui, 7 ryto kalbėti yra labai sunku. Tai kartais tenka ir mums, tiems, kurie kalbina tuos pašnekovus, na taip kaip su elektra, šiek tiek papurtyti, pabudinti, na tam, kad jie gyviau kalbėtų, nes vėlgi blogai, kai pokalbis vyksta, taip žinot, kažką ten šlebizavoji, kažkas ten irgi šlebizavoja, nu tiesiog yra neįdomu. Ir dar viena taisyklė, ne jūs, kurie kalbate, yra svarbiausia, o žmogus, kuriam kalbate. Aš irgi praktikoje matau tokių atvejų, na, aš nesakyčiau, kad yra labai daug, bet yra tokių atvejų, kai pranešėjas kalbantis pats savo yra fainas. Nu, pasiseka žmonėm, kurie gerai atrodo. Yra tokių žmonių, kurių gražus balsas ir jie taip mėgaujasi kalbėdami savo balsu ir tą išvaizdą ir kažkokiom manierom, kad jie visiškai praranda ryšių su auditorija ir priverčia tą auditoriją jaustis nejaukiai. Tai vėlgi esminė taisyklė, jūs turite stengtis ir daryti viską, kad tiems žmonėms, kuriems jūs kalbat arba su kuriais kalbat, irgi būtų įdomu. Ką daryti, kad jūs būtumėt išgirsti? Pirmas dalykas tai yra turėti aiškę savo pasisakymo žinutę ir ją ištransliuoti. Būna gyvenime atveju, kai tenka kalbėti ir net nelabai supranti, nei kur tu kalbi, nei ką tu čia turi pasakyti ir bandai susigaudyti toje situacijoje kažkaip iš konteksto. Kartais pavyksta, kartais nepavyksta. Todėl vėlgi rekomendacija, kad ir kur jūs eitumėt, kad ir kur kalbėtumėt, ar jūs pakviestų į radiją ar į televiziją, stenkitės išgauti kaip įmanoma daugiau informacijos apie ką, kokiam kontekstui esant tas pokalbis vyks ir savo galvoje labai aiškiai susiformuoti žinutę. Faktą, įvykį, aplinkybę, istoriją, 1, 2, 3 patarimus, kuriuos jūs, kad ir ko jūsų paklaustų, ar jūs labiau išmuš iš vėžių ar ne, kad jūs būtinai tą informaciją pasakytumėt. Kita svarbi taisyklė – neperkrauti savo kalbėjimo informaciją. Mes vėlgi matom daug pavyzdžių, kai kalbantysis nori pateikti itin daug faktų, nori pateikti daug vizualikos, kažkokių tai diagramų. Taip, aš nesakau, kartais to reikia mokslinėse konferencijose, kur specialistai analizuoja kiekvieną skaičių, taip. Bet kalbant plačiai auditorijai, niekada neperkraukit informaciją. Nes nieko nėra blogai, kai pokalbis, kuris galėtų būti visai gyvas, paskęsta kažkur tarp skaičių, tarp formuluočių, tarp taisyklių. Tai to tikrai negalima daryti. Nuo kalbant apie kalbėjimo stilių, tai sakykime, aš asmeniškai labai nemėgstu žodžio projektas, iniciatyva, todėl kad jie nieko nepasako. Vat kartais, sakykime, gauni elektroninių laiškų, sveiki, mes čia tokie ir tokie, mes čia vykdom labai įdomų projektą, jis čia svarbus, čia tuo, čia tas ir tas ir tas, ir prirašo tokių sudėtingų žodžių, kad tu pameti esmę. Ir tada tu skambini, 20 minučių klausi, tai klausykit, apie ką yra jūsų šitas projektas, tai ką jūs darot. Ir tada po pusvalandžio paaiškėja, kad realiai projektas yra pagamink 20 pingvinų ir padovanok juos provincijos vaikams. Taip, graži akcija, apie tai galim kalbėti, bet kodėl jūs tada elektroniniam laiške arba kalbantis mums telefonu, nepasakot aiškiai, kad realiai jūs gaminat 20 pingvinų ir juos ketinat išdalinti vaikams. O ten mala projektas, čia finansuoja, čia partneriai, niekam yra neįdomu. Taip, tiem, kurie gilinasi, kurie dirba toje srityje, tai yra svarbu, bet plačiai auditorijai tai yra visiškai neaktualu. Kalbėjimo stilius. Vengti biurokratijos, vengti tokių žodžių, kaip jau sakiau, projektas ir įsivaizduoti, kad kai jūs kalbate su auditorija arba kalbate televizijoje, radijoje, jūs kalbėkit kaip su draugu terasoje prie arbatos puodelio. Jeigu jums šiandien darbė nesisekė, jūs pareinat, atsisėdat balkone, viršnuojat arbatą ir jūsgi pasakojat labai paprastai, kad šita pasakė tą, šita nepadarė to, šita neįsiuntė 5 e-mailų, šitas nepadarė to. O kartai žmonės kalbėdami viešai nori būti geresniais negu jie yra, oficialesniais negu jie yra ir kažką tokią mandrę kalbą laužia, lyg patys save sureikšmina, tas istorijas padaro tokias sudėtingas, kad tu kartais klausai ir pusės nesupranti.
Taip, kad su visais bendraukite taip, kaip su geriausiais draugais, paprastai ir kartais galbūt netgi buitiškai, tai visada bus geriau negu blogiau. Dabar, kaip pasiruošti tam pasisakymui arba pokalbiui žiniasklaidoje? Vėlgi, kaip sakiau, turėti žinutę ir nėra nieko blogo tą žinutę 2-3 sakiniais turėti užsirašius kažkur ar telefone, ar užrašiniai, ar knygutėje, ar darbo knygoje, kur tik norit. Nes kartais būna, kad tu kalbėdamas pameti mintį, sutrinki, tave kokia nors detalė, net per LRT neseniai studijoj musė skraidė, vedėjai žinių ant veido, tai įsivaizduokit, jeigu jos tekstas nebūtų parašytas, jau ir taip juokdamasi vos perskaitė tas žinias, bet kartais musė tave gali išmušti iš vėžių tame pačiame tiesioginėme eteryje, kur tu jau nebesugrąžinsi laiko atgal, nes viskas vyksta čia ir dabar. Tai jeigu ta jau musė labiau ten jums lenda į nosį ir akis, turėtumėt pasirašę tuos 2-3 sakinius, juos dar kartą perskaitytumėt, per tą laiką spėtumėt atsikratyti musės ir grįžti vėl ant bėgių ir važiuoti toliau taip, kaip esat suplanavę. Niekada gyvenime neturėkit pasirašę kalbos. Dabar jūs patys pabandykit prisiminti, kada paskutinį kartą koks nors žmogus, kuris skaitė iš lapo absoliučiai visą kalbą, jūs sujaudino, sužavėjo ir jūs dar kartą norėtumėt, kad tas žmogus perskaitytų kalbą. Aš nesakau, yra žmonių, kurie tikrai skaito labai fainai, taip, kad tu net nepajauti, kad jie skaito, bet, sakykime, labai dažnai valstybių vadovai, politikai įvairiausiom progom, tos kalbos sudėtingos, sunkios, galbūt ir prasmingos, bet jas perskaityti irgi reikia mokėti ir visgi daug žmonių to nesugeba padaryti. Ir taip išeina, kad mes visi susirenkam ir klausom kažko, kas skaito lapą, nors tau galėtų e-mailu atsiųsti tą lapą, pats perskaitytum tą kalbą ir galbūt net daugiau ten išvelgtum ir labiau susijaudintum, negu klausydamas politiko, kuris ten iš paskutiniųjų prakaituodamas tą kalbą skaito. Taip, kad niekada nesineškit viso teksto, turėkit keletą tezių, burbuliukais pasižymėję esminius skaičius ir pavyzdžius, raktažodžiais, jūs, sakykime, toj vietoj norėsite pasakyti tą pavyzdį, toj vietoj tą pavyzdį ir viskas, neapsikraukit ir patys. Dabar yra tokios svarbios smulkmenos, bet čia vėlgi iš mano patirties tai nėra mokslų įrodyta, bet aš tiesiog jums pasakysiu vieną kitą tendenciją, kurią aš pastebiu savo kasdienybėje ir praktikoje. Intonacija. Žmogaus intonacija yra svarbi. Ir pasistengti daryti taip, iš savęs išspausti maksimumą, kad jūsų intonacija ir kalbėjimo visas tempas ir visa tokia aura būtų kupina energijos. Visada auditorija jūs priims labiau negu lėtai, kažkaip ten į kairę, kažkaip ten į dešinę, dar ten tyliai, dar kažkur nusisukus, kažkur pagalvojus. Ne. Energija visada iš karto prikausto auditoriją. Ir aišku, intonacijos gali būti tokios liūdnesnės, džiaugsmingos, tai jeigu, pavyzdžiui, neseniai buvo, čia dar prieš pandemiją, buvo tokie sportininkai, kurie laimėjo labai aukštus apdovanojimus ir jie duoda interviu žiniasklaidai ir jie duoda kalbą su tokia intonacija, kad atrodo, jog jų pusė giminės yra numirę. Žmonės gavo aukso medalius svarbiose didelėse tarptautinėse varžybose ir tuo nemoka intonaciškai pasidžiaugti. Kalba, kad atrodytų, juos ištiko baisi kažkokia tragedija, nors kalba apie džiaugsmingą situaciją. Jūs irgi, jeigu pajamos išaugo 3-gubai, nesakysit, šiemet 3-gubai išaugo pajamos. Ne, jūs džiaugsitės, sakysit, klausykit, šiemet mano įmonės pajamos išaugo 3-gubai. Tai irgi turėkit omeny, kokią intonaciją vartojat. Šypsena, ypač kalbant televizijoje. Štai galiu pasakyti labai paprastą pavyzdį, kai šypsena tinka ne visada. Kaip žinot, rugsėjo pradžioj per Lietuvą pradėjo vilnyti nelegalių daugyklų skandalas, kai paaiškėjo, kad skirtingose rajonuose yra daug žmonių, kurie turi kažkokiose tai tvartose fermose įsirengę tas daugyklas, neteisėtai, žiauriomis sąlygomis laiko daugybę gyvūnų. Ir čia yra maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas, tai yra jo pirmasis interviu praėjus keliom dienom, kai tas skandalas pradėjo vilnyti Lietuvoje. Ir jis atėjęs į televiziją, šypsosi. Jisai sako, per tas kelias dienas mes pradėjom 10 tyrimų dėl neteisėto ir žiauraus elgesio su gyvūnais. Ir jis su šypsena kalba, kai tuo metu visi ekspertai sako, kad žiauraus elgesio su gyvūnais atveju Lietuvoje yra daug. Visi žino, tai vyksta dešimtmečius ir staiga tarnybos vadovas dabar su šypsena sako, kad jie per keletą dienų, matot, pradėjo 10 tyrimų. Na tai yra tiesiog neadekvatu. Aišku, po to, kai žurnalistas jį pradėjo spausti, ta šypsena dingo, viskas stojo į savo vietas. Bet irgi pagalvokit, jeigu einat kalbėti ten, kur galbūt nereikia jokių emocijų, tai nespauskit tos dirbtinės šypsenos, nes kartais jie gali ne tai, kad padėti, bet priešingai net ir pakenkti. Na ir aišku, apranga.
Ypač čia aš gal labiausiai orientuosiuosi į televiziją. Taisyklės yra paprastos. Neprisimarginkit, neprisidėkit čiaudinių skrybelių, ten kažkokių tai šitųgi plunksnų, žinoti, plaukus neprisisekit, bantų, dar kažkokių aksesuarų daugybės, nes esminė taisyklė drabužiai turi būti vienspalviai, neturi būti aksesuarų visokios kakofonijos, kadangi visą tai mirga ekrane ir jūs galite ištirpti savo aprangoje ir niekas jūsų nematys. Arba yra kitas dalykas, auditorija, jeigu, pavyzdžiui, žiūrovui iškliuvo kokia nors aprangos detalė, patys pagalvokit, tikrai yra buvę atveju, kai žiūrit televiziją ir visiškai negirdit, ką sako, o tiesiog žiūrit, kaip tas žmogus atrodo. Todėl einant į televiziją svarbu apsirengti taip, kad drabužiai nenukreiptų dėmesio nuo turinio, nes vis dėlto turinys čia yra svarbiausia. Ir štai mano, sakykime, viena didesnių nesėkmių prieš kelerius metus mane ir mano kolegė radijas įsiuntė keliauti aplink Lietuvą ir pranešinėti, kaip žmonės gyvena. Nu ir jau mes baisiausiai ruošėmės tai kelionį ir aš užsidėjau štai tokią skarą šaliką. Buvo žiema, šalta ir čia kalbinau Utenos policininką. Žinot, kur yra ta betonkė nuo Vilniaus iki Utenos, tas baisus betoninis kelias, kur vasarą, jeigu daugiau kaip 25 laipsniai, deformuojasi kelio danga ir ten gali sprogti ratai ir taip toliau ir taip toliau. Ir čia matot nuotrauką, kaip tas policininkas, jis visiškai negirdi, ką aš jam sakau, jis tiesiog žiūri mano šitą klaikus šaliką, nes vyrai Lietuvoje taip nesirengia, o aš dar tuomet buvau jaunas, kvailas ir apie tokį dalyką nepagalvojau. Tai tuometis radijo vadovas, pamatęs šitą vaizdo įrašą, paskambino ir man kategoriškai uždraudė kada nors gyvenime dėvėti šitą šaliką, ypač rodytis ekrane, nes, kaip pasako, nereikia į Lietuvos provinciją važiuoti užsidėjus tokį šaliką, kad net Utenos kelių policininkas yra tiesiog pakraupęs, kuris akivaizdžiai visiškai net negalvoja apie šito kelio problematiką. Jam visiškai neįdomu, kad čia vyksta daug avarijų, nes jis yra tiesiog šokiruotas šito šaliko. Tai atminkit, kad apie aprangą kartais irgi reikia pagalvoti, einant kalbėti viešai ir ypač žiniasklaidoje. Yra vienas dalykas, kad ir kokie jūs talentingi, kad ir kaip esat pasiruošę, išgryninę savo mintis ar nesusidėję viską eiliškumo tvarka, išmokę mintinai, turit gerus įgūdžius, bet yra toks didelis peilis, kuris gali nukirsti ir aukščiausio lygio profesionalus, tai baimė ir jaudulys. Savo praktikoje tikrai esu matęs ne kartą, kai geri pašnekovai, kuriuos tu esi kalbinęs daugybę kartų, ateina į studiją, užsidega raudona lempa, jau yra tiesioginis eteris ir tie žmonės netenka amo. Pradeda prakaituoti, raudonuoti, balsas užkrenta, krenkščia, minties nesurezga. Tai tokiais atvejais tikrai yra tekę tiesiog įdėti dainą, tą pašnekovą dar kartą nuraminti, jis tada atsigauna ir tada jau šiaip netaip mes tą pokalbį išgimdom. Taigi visada turėkite omeny, kad šitas dalykas gali išlysti ir jums labai labai pakenkti. Ką reikia daryti, nežinau, čia matyt, kiekvienas iš jūsų galit pagalvoti ir prisitaikyti priemonę. Aš tai, pavyzdžiui, tiesiog stengiuosi pasnausti ir tada dingsta ir baimė, ir jaudulys. Dabar vėlgi, nėra jokiais moksliniais tyrimais pagrįsta tai, ką aš netrukus pasakysiu, bet yra grinai mano ir mano kai kurių kolegų pastebėjimai ir mes tai pabandėm čia ruošdamasis šitam pranešimui pasikalbėti ir pasvarstyti, ar iš tiesų taip yra. Ir mes priėjom bendros išvados, kad moteris užklius dažniau nei vyras. Vyras gali ateiti į televiziją su švarku labiau ryškiu, mažiau ryškiu, marškiniai gali išlyginti būti, gali neišlyginti, peteliškė gali dėrėti, gali nedėrėti, niekam yra neįdomu. Vyras ateina pašneka, svarbu, kad jis gerai pašnekėtų ir viskas. O štai moteris labai dažnai gali užkliūti savo išvaizdą. Ir puikus pavyzdys yra Seimo narė Agnė Širinskienė, kurie, kai mes matom dažniausiai Seime, kai duoda interviu žurnalistams Seime, ji nėra iš tų moterų, kuri labai daug dažosi, ar ne? Bet kai eina į televiziją, vėlgi televizijoje yra tokia tvarka, kad tave nugrimuoja, moterims paryškina lūpas, pažiūri, ar antakiai pakankamai ryškus, blakstienas padažo, nes televizija labai taip užblukina arba kai kurias dėmes išryškina, todėl reikia padaryti, tiesiog nupiešti naują veidą, kaip sako Zita Kelmickaitė. Vyrams irgi kartais padažo lūpas, man pavyzdžiui, visada, kadangi jos labai raudonos, taip užtepa pudros, kad jos būtų labiau blausios, nes televizijoje atrodo
atrodo baisiai. Tai yra normalus dalykas. Ir aš atsimenu, tai buvo vienas pirmųjų Seimo narės įstojimas televizijoje, bet daugmaž šitaip nugrimuotai ir kokia patyčių jūra prasidėjo internete, kaip čia šita, šiokia tokia anokia, davatka, pažiūrėkit, Širinskienė įsidažė pagaliau, maždaug pirmą kartą matom ją įsidažiusią. Tai yra jos sprendimas dažytis ar nesidažyti, kada dažytis, bet aš manau, kad Lietuvoje patyčių kultūra yra tiek gaji, kad net ir tokios smulkmenos mūsų žmonėms užkliūva ir patikėkit manim, tikrai užkliūva ir ta, sakykime, ta tendencija niekiek nemažėja. Kitas dalykas, kad ką nors netai pasakiusi moteris bus kritikuojama dažniau nei vyras. Vėlgi, aš matau tą tendenciją. Ir vyrai galbūt patys jie taip transliuoja, kad jeigu jie kažkaip netai pasako, jie gal taip neima giliai į širdį. O pavyzdžiui, ašgi kalbuosiu su moterimis, pašnekovėmis prieš eterį, tu ją pakalbini eteryje, tada po eterio, kaip jos kartais būna susinervinusios. Sakau, tai ko jūs dabar čia, aš čia labai blogai pašnekėjau, aš čia Jėzų, čia tas, anas, trečias, ketvirtas, sakau, taigi palaukit, sakau, jūs normaliai pašnekėjot, viską išdėstėt, aš čia ir to nepasakiau, Tiesiog, žinot, kartais patys žmonės save be reikalo apsikrauna. Niekada mes nepasakysim visko, ką norim ir su tuo reikia susitaikyti. Tiesiog reikia sakyti tai, kas tuo metu yra ant liežuvio ir aišku, ištranslituoti tą žinutę. Todėl moteris nesigraužkit ir tiesiog labiau atsipalaiduokit ir niekada, kaip pasakyti, neatsineškit su savimi į studiją, radio ir televizijos tos minties, kad jeigu aš kažką netai pasakysiu, dabar man šakės galvą nukirs. Ne, negalvokit apie tai, visiškai negalvokit. Jūs žinot, ką jūs turit pasakyti, ateinat, atsisėdat ir pasakot. Viskas. Pasiruošimas. Vėlgi tendencija iš mano praktikos rodo, kad moteris viskam pasiruošia žymiai kruopščiau negu vyrai. Ar tai yra geriau? Kitas klausimas, nes vėlgi tada moteris susinervina, kad nesusako visko, ką buvo pasiruošusi. Tai nepersistenkit. Ir dar viena taisyklė, kuri tikrai galioja praktikoje, tai yra nerašyta taisyklė, bet mes, žurnalistai, pašnekovus, kartais atsirenkame labiau net ne pagal jų kompetenciją, o pagal tai, kaip jie moka komunikuoti. Pavyzdžiui, koks nors pasaulinio lygio mokslininkas laimi Nobelio premiją, ar ne, pavyzdžiui, fizikos. Ir mes turim daug gerų fizikų, bet kai kurie fizikai, jeigu tu jį paklausi, kaip sekasi, jie nepasakys gerai, jie tada pradės sakyti, kaip jam nuo antikos sekasi ir kaip iki šiandien ir kaip jam dar seksis ateityje, bandys kažkaip fizikiškai tai sudėlioti. Labai giliai kapsto, nors pokalbiui yra skirtos 4 minutės. Todėl mes renkamės galbūt mažesnį specialistą, bet kuris gali trumpai aiškiai susakyti pačius svarbiausius kontekstinius faktus, paaiškinti, koks tas mokslininkas, kodėl jis laimėjo ir koks yra jo pats didžiausias nuopelnas. Taip, kad kitą kartą, žinot, nepykite, jeigu jūsų kolegė ar kolega visada kviečia, o jūsų nekviečia. Tai galbūt tiesiog arba apie jūs nežino, o jeigu, pavyzdžiui, jūs kvietė ne kartą ir jūs atsisakėt, nes jums reikia ten, pavyzdžiui, vežti vaiką į darželį, vieną kartą atsakė televiziją ir netvykstat, kitą kartą jūsų ten dienotvarkė perpildyta, trečią kartą, tai žinokit, ketvirtą kartą jūsų gali ir nebekviesti, nes tiesiog mes kartais irgi esam labai suspausti laiką ir mums viską reikia padaryti greitai. Čia ir dabar paskambini ir yra žmonių, kuriems paskambini ir tu žinai, kad jie visada galės. Na ir čia pats ryškiausias pavyzdys, kai štai, žinot, visi Zita, aišku, Kelmickaitė, tai yra žmogus, kurią tu gali statyti bet kur, į bet kurį renginį, į bet kurią laidą kalbėti, bet kokią temą. Tai yra žmogus, turintis įgimtą talentą komunikuoti. Aš galiu pasakyti vieną istoriją, jinai vedė vieną mano organizuotą renginį, dainininkas į tą renginį vėlavo 1,5 valandos, ne 10 minučių, ne 15, 1,5. Ir jinai 400 žmonių auditoriją suvaldė. 1,5 valandos jinai pasakojo istorijas iš gyvenimo, su tai žmonėm dainavo, su tai žmonėm vos nešoko ir jinai 1,5 valandos sugebėjo išlaikyti 400 žmonių, tiesiog prikaltus prie sienos, kurių nei vienas net nepajudėjo, nei vienas neatsistojo ir neišėjo. Taip, kad, na štai, aišku, reikia semtis įkvėpimo iš Zitos Kelmickaitės. Ir reikia apibendrinti, pasakyti esminę žinutę, taigi 3 pagrindinės taisyklės, kurias jūs turite įsinešti šį vakarą prieš eidami miegoti apsvarstyti. Kai einat kalbėti, nesijaudinkit ir nebijokit, kalbėkit žmogui, galvokit apie tą, kuris jūsų klauso, o ne kažkur žinot apie grindis lubas, ar kad aš pats čia savo labai fainas ar faina. Ir trečias dalykas, be abejo, pasiruošti, bet ne per daug. Ir nuo šiol galim sakyti, kad formulė bus tokia versli ir laiminga ir dar gerai kalbanti. Tai ačiū uždėmesi. Ačiū tau, Edvardai. Tu taip užkūrei čia auditoriją, kad pasipylė ir komplimentai tau, ir klausimai.
taip kad ar tu esi pasiruošęs juos atsakyti? Be jokios abejonės. Matai, niekas net nepasigėdo tavo skaidrių. Būtum galėjęs kalbėti, žinok. Nu tai kam čia tų skaidrių, žinai? Taip pat, žinok, irgi per daug pasiruošė, man atrodo, šį sykį. Taip, dabar reikia man atsisukti klausimų pradžią. Taip, klausimas yra toks. Edvardai, kaip save užmotyvuojate, ypač ryte, klausė Virginija. Žinok, čia yra labai sunkus klausimas, aš neturiu atsakymo, nes prisipažinsiu, kai pavyzdžiui tenka keltis 3 rytą iš eilės 4:45, o prieš tai tu laidai ruošiesi, maždaug baigi ruoštis apie vidurnaktį, tai realiai tu pamiegi 4, nu maksimum 5 valandas, 5 valandos jau yra didžiulė prabanga. Nežinau, aš galbūt nusiteikiu taip, kad kai baigsis laida, o jį baigėsi 9 ryto, kad tu galėsi grįžti namo ir pailsėti. Bet labai dažnai taip nenutinka, nes atsiranda daug reikalų po 9 ryto, kadangi tik prasideda pasaulyje diena, tada dar reikia važiuoti pas studentus, kokią paskaitą paskaityti, tada reikia dar paskaityti kokį pranešimą konferencijoje formulė versli ir laiminga ir atsiranda dar visokių dalykų. Nežinau, man atrodo, kad tiesiog tas nusiteikimas, kad dabar yra sunkesnė diena, bet kažkada ateis tokia laisvesnė diena, kai tu galėsi įsimiegoti ir pailsėti. Bet aš vadovaujuosi tą filosofiją, kad tu gyveni vieną kartą, 24 valandų per parą yra žiauriai mažai, aš taip norėčiau turėti galios padaryti, kad para turėtų 48 valandas, tada pakaktų ir visus darbus nudirbti, ir patirti visus malonumus, ir pailsėti. O kaip savo kalboje išvengti tų parazitinių žodžių, taip vadinamų, vis pasikartojančių, arba, pavyzdžiui, ir kitokių, kurie yra skirti realiai apgalvoti, ką toliau sakysi? Ne, tai nėra žodžiai skirti apgalvoti, ką jūs toliau sakysit, tai yra, tiesioginė to žodžio prasme, žodžiai įlindę jūsų kalbą, žodžiai parazitai. Man vieną kartą gyvenime buvo tokia situacija, kai aš tiesiog mėgdžiau vieną žmogų, o jis nuolat vartodavo žodį žodžiu. Pasako sakinį ir žodžiu, tada dar sakinį ir žodžiu. Ir žinot, kai jaunas kvailas nori pamėgdžioti tą žmogų. Taip, nesvarbu. Ir irgi pradedi varyti tą žodžiu, mėgdžiu ir galų gale tas žodis įlenda į tavo kalbą. Patikėkit manim, aš vargau pusę metų, kol aš tą žodį išmečiau iš savo kalbos. Tiesiog tu nuolat turi galvoti, kada tu tą žodį pasakai, fiksuoti situacijas ir bandyti kitą kartą to žodžio nesakyti. Galvoti, tik galvoti, kito varianto čia nėra. O kaip patartum kovoti su auditorijos baime? Tas yra klausimas. Tai aš kaip ir sakiau, man atrodo, pirmas dalykas negalvoti, kaip tave įvertins kiti. Tai yra nebandyti įtikti. Jūsų užduotis nėra įtikti auditorijai, jūsų užduotis yra bandyti išlaikyti jos dėmesį, bet vėlgi yra tiesiog žmonių, ypač šiais laikais, kurie neišlaiko dėmesio ilgiau negu 3 minutės. Mano, pavyzdžiui, kai kurie studentai po 3 minučių jau pradeda lūžinėti, jau galvas tai padėjo, tai tenka, sakau, ir parėkti, ir ant stalo užlipti, ir atsigulti. Tiesiog toks yra gyvenimas. Bet jums tiesiog koncentruotis į tai, ką jūs kalbate. Čia turbūt yra esminis dalykas ir nebijoti suklysti. Mes visi esam gyvenime suklydę, aš galiu trumpą istoriją papasakot. Mano buvo, jau sakykime, vienas pirmesnių išstojimų radijoje, tiesioginis eteris, aš nuvažiavau į medininkų žudynių tragedijos minėjimą kaip reporteris. Ir tada aš grįžtu į studiją ir aš turiu, žodžiu, atraportuoti, kas vyko, kaip vyko ir taip toliau. Ir įsivaizduokit, manęs kolega tiesioginiam eterį klausė, kaip vyko medininkų žudynių tragedijos minėjimas. Ir aš sakau, būdamas labai jaunas ir kvailas, medininkų žudynių tragedijos minėjimas susidėjo iš 2 dalių – liūdnosios ir linksmosios. Liūdnoji dalis, kai susirinkę žuvusiųjų artimieji prisiminė savo žuvusiuosius artimuosius, sakė kalbas, o linksmoji dalis tai buvo estafetinis bėgimas nuo medininkų pasienio kontrolės punkto iki Antakalnio kapinių. Aš susakau tokį tekstą, kolega tada man sako, gal tu, Edvardai, nebesakyk, kad žudynių tragedijos minėjimas susideda iš 2 dalių ir kad ten yra viena iš tų dalių linksmoji. Tada mes turėjom ilgą pokalbį su tuo mečiu mano vadovu, bet kaip matot, neišmetė iš darbo, atleido ir daugiau tokios didelės kliurkos niekad nepadariau gyvenime, bet nebijokit suklysti, nes mes suklystam visi. Tiesiog į viską reaguokit ramiai. Stenkitės reaguoti ramiai. Žinot, ką turit pasakyti, atsistojot ir pasakot.
Na, čia klausimas toks galbūt gal ir ne visiškai tau, bet gal galėsi padėti mūsų konferencijos žiūroviai. 15 minučių tarptautinė mokslinė konferencija, reikia skaityti pranešimą užsienio kalba. Kaip patartumėte jį pateikti kitiems mokslininkams, profesoriams, specialistams? Nežinau, man atrodo, pirmasis dalykas tai yra išsiaiškinti, kokia yra auditorija ir kokio lygio tai yra mokslininkai ir kiek rimta yra ta konferencija, nes yra tokių konferencijų, kur tie mokslininkai, žinot, kartais su humoru pasižiūri, sakykime, tie patys britų mokslininkai, jie kažkaip moka sudėtingus dalykus paaiškinti paprastai. Mūsų mokslininkai, lietuviai, kaip sakau, nori pasirodyti gražesni negu yra, geresni negu yra ir viską įvelka į labai sudėtingas frazes. Tai aš galbūt jums tiesiog patarčiau pasižiūrėti, pasidomėti, kas yra jūsų auditorija. Ir jeigu jau ten jūs matysit, kad tai yra žmonės, kurie mėgsta tą tokią jau labai aukšto rango kalbą, specifinius terminus. Aišku, humoras visada yra priimtinas visur, bet vėlgi mes, manau, Lietuvoje turim daug problemų su humoru. Tikrai yra atveju, kai žmogus pajokauja, auditorija nesupranta, ką jis čia pasakė, todėl humoras irgi turi būti labai gerai apgalvotas. Tai tiesiog pabandyti, kaip įmanoma, daugiau sužinoti apie auditoriją ir tuomet jai bandyti pritaikyti tą pranešimą, tada jūs bent jau turėsit kažkokias gaires, kiek galit juokauti, kiek rimtai kalbėti, kiek galbūt kai kur laisviau šiek tiek kalbėti, ar galit sau leisti būti labiau žaisminga ar labiau rimta, bent kažkokias gairės vis tiek turėsit. O kitas yra dalykas, jūs getė, jeigu tai bus, sakykime, čia jeigu nuotolinė, tai čia aišku blogai. Tikrai aš pats neturiu daug patirties su tuo nuotoliniu bendravimu, bet jeigu gyvai, tai tu matai, kaip reaguoja auditorija. Tai jeigu auditorija tokia atsipūtusi, juokiasi, tai tada reikia ir paspausti ir daugiau tų bairiukų paskaldyti. Bet jeigu tu suskėlė į bairį vieną kartą ir pusė auditorijos juokėsi, o kita pusė praktiškai miršta, nes jinai yra šokiruota, pavariai antrą bairį ir tu matai, kad pusė auditorijos irgi prieš infarktinėse būsenose, tai tuomet jau gal reikėtų ieškoti balansų ir tų bairių nebeskaldyti. Ačiū tau, Edvardai, tikrai buvo įdomu išgirsti tavo įžvalgas ir patarimus ir energiją ir būtinai paskaityk tau skirtus komplimentus YouTube. Būtinai. Ačiū tau labai. Ačiū. Taigi, išklausėme puikius 7 pranešimus ir dabar kviečiu prie manęs prisijungti vieną iš šios konferencijos organizatorių, Kauno verslo moterų tinklo vadovę Saulę Motiejūnienę, kuri mums pateiks savo įžvalgas ir apibendrins konferenciją. Sveiki, Saulė, prašau. Sveiki. Aš tiesiog labai džiaugiuosi šitą mūsų konferenciją ir labai džiaugiuosi būdama mūsų verslo moterų tinklo dalimi. Aš tiesiog didžiuojasi tuo, ką mes šiandieną padarėme. Man atrodo, tai tikrai buvo labai įdomu, labai naudinga ir turėjo tikrai visiems patikti. O gimė šitą konferenciją tai tik tai dėl to, kad mes esame visos kartu, mes esame tinkle ir tai mums padėjo išgyventi ir pirmus karantino ir pandemijos iššūkius ir toliau dalinti savo patirtimi. O šitoje konferencijoje visi kalbėję lektoriai irgi atsirado tiesiog iš mūsų bendrystės, iš mūsų tinklo, nes mes tiesiog dalinomės savo kontaktais, savo patirtimis ir džiaugiamės galėdami pasidalinti šiandieną čia su jumis. Tai iš visos konferencijos, tai ką aš išgirdau šiandieną, toj naujoje realybėje bendrystė, tai vis tiek jinai yra vienas iš svarbiausių ir labiausiai reikalingų mūsų gyvenime, sakykime, net nežinau kaip jį pavadinti, buvimas kartu, tai yra mūsų stiprybė. Tai todėl kviečiu visas būti kartu, dalyvauti, ieškoti kontaktų, tuos kontaktus puoselėti, norėti būti kartu, bendrauti ir bendraujant nesitikėti kažkokios tai greitos naudos. Jinai ateis tada, kada jos tikriausiai net nesitikėsite. Kaip ir sakė mūsų dauguma pranešėjų, kad kai pradėjo Tomas, jisai sakė, kad jam vienam nieko neišėjo, kad jisai ieškojo kontaktų ir juos rado ir juos reikia mokėti išlaikyti. Ir tik tai aiškume ir nieko nepradeda, jeigu neturi aiškumo. Lankstumas, prioritetai, naujos realybės
mokėjimas išklausyti dėmesį. Visa tai yra tai, kas šiandieną yra mūsų gyvenime. Pasikeitė pramonė, šiandieną yra 4. pramonės revoliucija, technologijos vystosi greičiau, negu mūsų įgūdžiai formuojasi ir mes turime prisitaikyti prie to. Giedrius sakė, viskas skaitmenizuojasi ir viskas skaitmenizuojasi labai greitai. Mane tai iš tikrųjų gazdina, kaip jisai tam pradėjo pasakoti apie parduotuves, dronus, kad viskas kažkur tai skraidys, viską mums atneš, viską padės mums vos net lėkštutės prie namų durų, o aš tai mėgstu bendrauti ir man tos bendrystės reikia. Todėl aš labai norėčiau, kad tai vyktų kuo vėliau truputėlį. Aišku, tos technologijos gerai, jos mūsų gyvenime, mums jos reikalingos, be jų mes nieko nepadarysime. Bet truputėlį kuo jos toliau būtų nuo mūsų, tuo man būtų paprasčiau, nes aš mėgstu gyvą žodį, gyvą bendravimą ir kartu būti yra daug smagiau. Todėl noriu padėkoti visoms mūsų moterims, Kauno verslo moterų tinklui, pakviesti jūs prisijungti prie mūsų, nes pas mus tikrai linksma, tikrai mes randame, kaip pagelbėti viena kitai, palaikyti vieną kitą, sugebam suruošti ir suorganizuoti puikias konferencijas, tikiuosi jums patiko. Edvardas aplamai yra mano mintims, aš galvoju, nepakartojamas, jisai jau mūsų konferencijai 3 metai, susitikome su juo irgi grinai per mūsų veiklą, tada, kai mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė organizavo akciją Saugi Lietuva ir mes joje dalyvavome kaip verslo moterų tinklas. Nuo tada išsivystė ta mūsų draugystė ir kiekvieną kartą, kai mes pasikviečiam lektorius, nei vienas neatsako mums padėti, visi ateina, bendrauja su mumis, dalinasi savo patirtimis. Ir mes norime jiems atsidėkoti ir parašėm, aišku, jiems dovanas, kurias organizavo mūsų verslo moteris, jų įmonės Fresh Coast, Vytauto Mineral Spa, Leclerc veido kaukių kūrėjos, taip pat Aconitum. Tai tikrai mes jums labai dėkingos ir savo verslo partnerių dovanas tikrai pasieks jūs visus. O mums visoms linkiu toj naujoj realybėj bendraukime ir žinokime, kad vienas laukia ne karys, o kartu mes galime viską. Tai dar kartą dėkoju, kad buvote šiandieną su mumis ir laukiu jūsų mūsų 5. konferencijoje, kurią tikrai mes dar suorganizuosime ir tikrai manau, jinai bus ne paskutinė. Taigi sėkmės visoms ir ačiū. Saulė, ar dar galiu klausimą vieną užduoti? Taip. Ar į Kauno verslo moterų tinklą gali pretenduoti ne tik kaunietės? Kadangi verslo moterų tinklas yra veikiantis prie prekybos ir pramonės amatų rūmų, tai verslai pagal rūmų taisyklės turi vykti ten, tame mieste, kuriame vyksta jisai. Ir tada moteris tinkle gali dalyvauti tame mieste, kuriame jos gyvena ir kur vyksta jų verslas. O verslo moterų tinklas yra visose miestuose, kur yra prekybos pramonės ir amatų rūmai. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje. Todėl kviečiame visas būti prekybos ir pramonės amatų rūmų nariais, prisijungti prie mūsų tinklo ir mes visada susitiksime, nes mes bendraujame ne tik tai savo mieste, bet turime ir renginius, kurie vyksta kartu bendrai visoms. Šiandieną, manau, klausosi taip pat ne viena mūsų bendro verslo moterų tinklo narė ir čia kartu mes esame visos. Ačiū Jums labai ir ačiū šios konferencijos pranešėjams, organizatoriams, partneriams. Perskaičiau YouTube vienos iš konferencijos žiūrovių tokį komentarą, kad idėjų vis daugėja. Ir aš iš tikrųjų, mane irgi buvo aplankęs tas jausmas, kad ir idėjų, ir įkvėpimo, ir galiausiai tų pačių pažinčių, kontaktų, to tinklo mūsų daugėja ir pilnėja. Todėl tikrai labai lauksiu kitos konferencijos kitąmet, jau 5-osios. Ir dar pabaigai pateiksiu tiesiog kelis įdomius skaičius. Tai sulaukėme 706 registracijų šią konferenciją ir gyvai vienu metu mus stebėjo daugiau nei 360 žiūrovų. Su visais būtinai pasidalinsime vaizdo įrašu. Bet
atsisveikinsiu iki kitos konferencijos ir be abejo palinkėsiu Jums ne tik išlikti įkvėptomis ir įkvėptais, bet ir sveikais. Tai labai svarbu. Ačiū Jums visiems ir visoms.